sūnus pabeldžia į petį, ten kažką sako, aš jam sakau, žiūrėk, pas mane dabar vyksta finansinės nepriklausomybės kūrimas iš tikrųjų. Ir kai pasižiūri po to į tą savo portfelio dydį, jau pasidaro juokinga, o kai po to pasižiūri po 5 metų, kad neišėjo net ir tuo metu NVS akcijų fondo plenkti, pasidaro ir gaila, nes vaikai užaugo, ta prasme, jie nebebeldžia tau po 4 metų per petį. Jo, sako, jau tėvai praleidėte. Aš laukiu kritimo labai, nes norisi parodyti, kad ta kelionė svyruojant yra, ta prasme, tai irgi būtų pamoka. Ir ateina toks irgi susirūpinimas, va, tėti, tu čia man kaupi kažkokiam universitetui, tai žiūrėk, nepridaryk ten nesąmonių kažkokių. Kiek jūs gali padėti investavimo procese, kiek gali pakeisti investment advisorius, kiek apskritai valdytojus gali pakeisti, gal čia atsiras jūs, kuris, žinai, bitins rinką. Tai, ką sukūrėm per tą, ko gero, 20 metų su tuo fiziniu patarimu, ateik, papasakosim, sumepinsim, tai su skaitmeniniu padarėm tiek pat per porą metų. Jeigu jie treidina futuriais, ten grūdų ar kažko, jie turi savo matematikus, kurie užsiema orų prognozėm ir, iki tokio lygio. Šalia sėdėjos draugas nusipirkęs kažkokią raketų įmonę ir 3 kartus pakėlęs kapitalą ir sako, tėvas sako 20 metų patirties, o rezultatas 6%. Tai aš sako metai ir žiūrėk 3 kartus. Komisinis, perkant akcijas kažkur, buvo 100 PM litų minimumas. Klientui nereikia visko žinoti, nes būdavo, toks, kaip ir pats minėjai, mes ten rašydam straipsnius apie akcijas, apie obligacijas, tokius gilius produktinius dalykus. Čia kaip automobilį paimti, tai tau reikia sėsti ir važiuoti, ir žinoti, kada į servisą atvažiuoti. Tau nereikia žinoti, ką reiškia 4 cilindrai, ką 8, tiesioginis įpurškimas. Gali, bet tai, ta prasme, nėra būtina naudoti produktą. Sveiki visi, esu Artūras Milevskis ir vėl sekmadienį su jumis sveikinamės iš savo podcast'o apie finansus, investavimą. Kaip visada noriu padėkoti tiem, kas žiūri, prenumeruoja kanalą, komentuoja, spaudžia laiką, tai ačiū Jums labai. Tie, kurie dar nėra kanalo prenumeratoriai, tai kviečiam tą padaryti dabar, gausit pranešimus apie visas laidas. Na, o šiandieną svečiuose turim Gediminą, kaip visada, labas Gediminai. Mes pristatymo nedarysim, paprašysim, kad pats tą padarytum, tik tai aš norėčiau savo atmintį truputį atšviežinti. Tu kiek metų esi jau finansų pasaulyje? 2004. Su pensijų reforma pradėjau. Tai aš taip galiu sakyti, 20 virš metų jau. Taip. Ir čia turbūt jau, kaip sakant, pusė savo gyvenimo. Tai matęs visko, esi pergyvenęs irgi tą 2008 daugumai negirdėtą krizę. Tai jeigu gali trumpai prisistatyk, papasakok, kaip tu atsidūrei apskritai finansų pasaulį gal ir truputį savo kelionę iki ten, kur tu dabar esi, kad žiūrovas susipažintų su tai. Gerai, ačiū už kvietimą čia sudalyvauti. Kelionė prasidėjo mano, kaip ir sakiau, 2004 ir taip gana įdomiai prasidėjo. Aš buvau tuo metu pabaigęs 2 kursą universitete, ieškojau mainų programos, kadangi pažymiai klasikinį Erasmusą netraukė, nes nebuvo 10-tukai. Tai radau Norvegijoje tokią programą, vadinosi Erasmus+, ir jiem buvo svarbu, ką tu nori veikti su tuo, ką išmoksi pas juos. Ir aš jam parašiau, noriu būti portfelių valdytojas. Ir mes sukirtom rankom, kad jie pasikvietė mane pusę metų, o aš grįžęs dirbsiu investicijų valdymo srity. Tai kai grįžau, buvo vasara, parašiau laiškus visoms tuo metu dirbusiams bendrovėms ir tuomet Seb-bankas, man atrodo, per pusę valandos atsakė, kad reikia praktikantą, atvaryk. Tai taip mano karjera užsikabino tenai. Ištiesėjau pažadą tiems, kurie mane pakvietė studijuoti ir tada atėjau į sritį, kurią ir norėjau ateiti. Tai Norvegijoje studijavau labai daug, nes tuo metu Vilniaus universitete, ką nors pastudijuoti apie finansus šiuolaikinio buvo sunku. Norvegijoje turėjau tą šansą pasiskaityti ir tada grįžau čia ir patekau iš karto į antros pensijų reformos sukūrį. Tai pradėjau birželį ir kaip tik buvo pirmas toksai taktinio turto paskirstymo komiteto susirinkimas ir svarstėm, kur tos pirmus pinigus dėsim. Tai taip
rezonuoja. Jau visą tą, sakykime, įstatyminę Bazė jau buvo paruošta. paruošta, tai bet, ta prasme, buvo ir fondai steigti. Taip, ir jau buvo, prasidėjo pirmosios investicijos būtent vasarą. O tu minėjai, parašėjai, kad nori būti portfelių valdytojas. Tai jau studijavai kažką susijusį, finansų studijavai Lietuvoje, ne? Aš studijavau finansus, bet užkabino mane tuo metu irgi Lietuvos Junior Achievementas, darė tą investicinį žaidimą. Užėmiau 83 vietą, uždirbau 40 000 nuo 100 per pusę metų ir buvo man aišku, kad čia geri reikalai. Viskas čia normaliai. Jo, tai taip sakant, tai va, jokiais, bet atrodė įdomi sritis užkabino, nes visa kita ten tos apskaitos, visi principai, apskaitos standartai nebuvo taip įdomu, tai čia va, atrodė ir papuoliau į tą tokį tikrai organišką, besivystančią rinką, nes viską reikėjo nuo nulio statyti, tarsi, portfeliai, fondai, visos strategijos, principai, tiesiog. Tai va. Tai ir Sebas pirmas atrašė, tai ten ir nuėjai. Jo, taip likau. Kiek žinau, taip ir Taip likau. Tai aš praleidau 10 metų investicijų valdyme ir ten turėjau tikrai tokią spalvingą karjerą. Pradėjau asistentų, tai reikėjo padėti tuos visus pavedimus įvykdyti, faksus išsiųsti tuo laiku reikėjo. Tai va, tai turėjom po to laikui bėgant, patapau pensijų fondų valdytojų, tai buvo toks irgi gana didelis iššūkis, dar nesulaukus 30 valdyti tuo metu didžiausią pensijų 2 fondą. Visiems buvo baisu man irgi ir aplinkui mane prižiūrėjo daug kas. Bet aišku, yra strategija, yra ribos, yra tie dalykai, tai ten pabuvus ir tada taip gana netikėtai atsirado tokia įdomi galimybė, Sebankas gavo valdyti Rytų Europos akcijų mandatą, tai tuo metu tai buvo Centrinė Europa ir Rusijos visa dalis, NVS šalis, ir man buvo pasiūlyta galimybė imtis vieno iš sektorių iš tikrųjų ir tokios tikros tarptautinės karjeros gauti. Tai gavau telekomų sektorių. Irgi buvo labai įdomu, tai buvo nuo rytų iki pat Prahos, Budapešto, tai važiuodavau pas įmonių direktorius, CFO'us ir tikrindavausi savo finansinį modelį, su jais diskutuodavau prielaidas, maržas ir tada sakydavau savo mandato valdytojams pirkti tą telekomą ar ne, ar šortinti, trumpai tariant. Plačiau truputį, ką reiškia mandatas? Mandatas tai buvo keletas sujungtų fondų, prasme buvo berods tuo metu 4 fondai, Rytų Europa, be Rusijos ir Rusijos fondas, Rytų Europos mažų įmonių fondas, tai būdavo 4 tokie dideli fondai ir tada mes kiekvienas būdom atsakingi už sektorių, o valdytojas sujungdavo tos savo sektorinį matymą ir sektoriai jau tą stock pickingą atlikdavo remiantis sektoriaus analitiko. Tai taip realiai nevaldydavai, bet sudarydavai tokį, aš turėjau savo apimti apie 30 telekomų daug nėra, jie, tai prasme, monopolistai, bet buvo labai įdomu matyti, kažkas liberalizuoja, kažkas ten rytuose iš viso būdavo plečiasi, investuoja, tiesia tuos laidus. Tai va būdavo tikslas pasakyti, kad jeigu valdytojas jau pasirinka kažkokį telekomų sektorių, tai ką tam telekomų sektoriuje daryti. Tai ir priklausomai nuo fondo, tai būdavo skirtingos kombinacijos. Tai va toks buvo unikalus iššūkis, tai buvo pirma tarptautinė komanda ir mes šokom į tą iššūkį, pasiekėm milijardą tuose visose fonduose eurų ir ten buvo, kaip sakant, mažas žingsnis mums, bet didelis visai grupiai ir buvo labai įdomu, nes tada ištiko 2008 ir tada galima įsivaizduoti, kas ištiko su visais Rytų Europos telekomais ir juos panašius. Tai prabėgus keletai metų tie fondai numirė ir tada aš grįžau jau į vėl stabilų pensijų verslą ir tada jau tapau departamento direktorium, buvo atsakingas už investavimo visą strategiją. Tai nebuvo tai didelis departamentas, bet mes jau tada formavom tuos principus ir tada vėlgi po 2008, ko gero daug kas prisimena, pensijų fondai, jie išgyveno tokį ne pensijų fondam būdingą kritimą, kadangi viskas startavo, visi norėjo uždirbti kuo daugiau, kuo greičiau, tai atitinkamai krentant. Integravomės daug arčiau su Baltijos šalim, su grupe, pasikeitė visas principas, tapom, ta prasme, tokio vieno požiūrio formuodom. Tai aš tada pasiėmiau akcijų dalį, buvau atsakingas už akcijų dalį, kolega už obligacijų ir valdėm pensijų fondus kurį laiką. Lietuvoje, taip, už lietuviškus portfelius. Va, tada toks buvo etapas ir tada tas paskutinis žingsnis, tai jau tapau visos investicijų valdymo įmonės direktoriumi ir jau prižiūrėjau ne tik valdymą, bet ir visą įmonę. Tai toks etapas, jis gana spalvingas buvo nuo pensijų, telekomų ir vėl pensijų.
nuo kilimų ir kritimų, jo, kai nuo benchmarko atsilikdavom ne procentų, ne 2, ne 3, o 10, buvo daug apmastyti ir daug tokių dalykų 8 metai atnešė, na, kaip ir kalbėjom, ko gero, tų, kurie kiti nepajautė, bet tai buvo įspūdingo masto, pokyčiai, krizė. Švelniai tariant. Pokyčiai švelniai tariant. Jo, pamenu, kaip ant sienos klijuodom, kai S&P po -10, iš Bloombergo tokius printskrinus, taip nukritus 30 ir toliau klijuodom po -10. Atsimenu, kai mes darydavom totalizatorių, kiek nukris. Ne iki kiek pakils, iki kiek nukris. Mes irgi beje tokį turėjom. Čia tokia turiu įdomią istoriją apie tą, nežinau, galiu papasakoti trumpai. Prieš išeinant iš investicijų valdymo irgi buvo tie gūdus 2009 metai ir buvo kalėdinis naujametinis vakarėlis. Ir tie, kurie išliko, nes atleido daug, susirinko į tą šventimą ir sako, reikia spėti, kada tas dugnas bus iš tikrųjų. Ir vienas ten sausį, kitas kovo, balandį, gegužę. Kas kaip norėjo, taip spėjo. O mūsų tuometinis generalinis direktorius įvardino ne tik mėnesį, bet ir konkrečią dieną. Kovo, ten nebepamenu, 9, kuri ten buvo. Ir tai buvo dugnas. Aš atsimenu, aš toks visas susidomėjęs, natūraliai tikiesi, koks čia tas modelis, ar čia moving average, ar dar kažkas. Atėjau paklausą ir sako, jo, žmogus, mūsų Jonas tuo metu sako, čia mano gimtadienio data. Tik tiek planuoja. Bet dugnas buvo dienų tikslumu nusakytas. Tai tas daugiau mažiau ir pabaigė tą etapą, nes atėjo momentas, kai reikėjo rinktis realiai, ar dirbti toj gamybos pusėje produkto, ar judėti į tą idėją, kad skatinti žmonės apskritai investuoti, nes tu gali lavinti tą profesionalumą iki tam tikro lygio ir turi rinktis. Tai mes visada manėm, kad turim nerealų produktą, bet visada matėm visuomenę, kurioje 2-3% investuoja. Tai aš tada po 10 metų pakeičiau kryptį į tą, kuri buvo kaip parduoti tą idėją. Tai prieisim gal ir prie tų instrumentų, bet norėjusi, kad žmonės pradėtų būti to dalimi, ne tik per tas vienkartinius apsisprendimus kaip antroji pakopai, bet natūraliai investuoti. Tai tas lėmė, kad atėjau į banką ir pasakiau, kad reikia sukonsoliduoti taupimo ir investavimo funkciją kaip tokią bankę, nes tais laikais būdavo kiekvienas produktinis padalinys, konkuruodavo tarpusavėje, turėdavo geriausią produktą, važiuodavo per filialus, darydavo roadshow, vieną savaitę ten su akcijom susietos obligacijos, kitą dieną fondai, trečią dar kažkas ir tas frontas jis būdavo pasimetęs, priklausomai nuo to, kas atvažiavo, kas ką patarė, parodė, kas karšta tuo metu buvo. Tai aš atėjau į banką su idėja, kad reikia turėti kažkokį modelį, kaip tą patarimą vystyti. Atėjo ir MiFIDai, atėjo antras MiFIDas, prieš tai buvo pirmas, tai keitėsi ir verslo logika, kadangi patarimas tapo vis brangesnis, praleisti valandą su žmogumi ir pasakoti, ką jam daryti, o po to jis investuoja 50 eurų irgi tapo brangu. Tai žodžiu, sukūriau tą tokį padalinį, kuris apėmė visus produktus ir nuėmė tą produktai, liko gaminti produktus, o mes pasidarėm tie, kurie bandė sudėlioti tą pasiūlymą klientui, atsižvelgiant į jo situaciją. Tai toks buvo kelias ir pamažu plėtėmės. Bet ta kryptis išliko ir iki dabar. Ta prasme, ieškoti tų produktų, kurie tinka klientui ir bandyti jį, kaip liaudis sako, užnorinti, būti tos kelionės dalimi. Tai va toks, čia galėčiau detaliau, bet iš esmės apie tai iš tikrųjų. Viena iš mūsų veiklų, ką mes darome kartu su podcastais, tai yra investavimo mokymai. Šiuo atveju noriu pakviesti ateiti investavimas.lt/mokymai. Jeigu domitės investavimu, jeigu norit pradėti investuoti, jeigu jau investuojate ir jums trūksta tam tikros informacijos, norit susidėlioti aiškę strategiją, kviečiu atvykti ir sudalyvauti šiuose mokymuose. Mokymai yra online formato. Galima pasižiūrėti mokymus, kada jūs norite, kur norite. Visą laiką galvojam, kaip sukurti tam tikrą palaikymą, bendravimą po mokymų. Tie žmonės, kurie pabaigia mokymus, kad jeigu jie turi klausimų, galėtų užduoti mums juos, galbūt, kad net susitiktume, aptartume, kaip sekasi, vieni pasidalintų su kitais, kaip jiems sekasi, ar padrąsinti, ar panašiai. Sukūrėm Discordo grupę. Į patį Investavimas.lt Discordą gali jungtis kas tik nori, bet buvusiam mokymų dalyviam ir tiem, kurie dabar įsigyja mokymus, yra atskiros uždaros grupės. Jeigu įsigyja tą maksimalų planą kartą per mėnesį, darome online susitikimus gyvus, kur vėlgi yra užduodami klausimai, yra pateikimi atsakymai, pasidalinama mintimis ir panašiai. Ir plus be abejo dar yra papildoma nauda,
Jeigu perkate vėlgi maksimalų planą, tai pabaigus mokymus yra 2 valandų konsultacija su manim arba su Luku. Per daugiau negu 10 metų, kiek organizuojam šitus mokymus, tikrai labai daug laiko ir minčių įdėjom, kokią informaciją pateikti ir kaip ją sudėlioti, sužinot viską nuo A iki Z, kas yra svarbiausia. Mes, kaip mėgstame juokauti, mes perskaitę esam turbūt daugiau negu 200 knygų apie investavimą ir čia yra sudėti geriausi dalykai. Tai galite taip paskaičiuoti, kiek laiko sutaupytumėt, bet iš esmės viskas prasideda nuo investavimo pagrindų, tada turto klasės, tada investiciniai produktai, brokeriai, ir tada jau kaip susiformuoti portfelį ir aktyvios strategijos, kurias mes kaip profesionalūs investicijų valdytojai naudojame, moksliniais tyrimais paremtos strategijos, skaičiavimais, modeliavimais ir naudojamos praktikoje. Tai nuo A iki Z tas eiliškumas yra labai mūsų manimų gerai išgrynintas ir tikrai esam gavę komentarų, kad iš pradžių gal ten 1, 2, 3 paskaita, čia kažką žinau, kažkas galbūt nauja, bet kodėl taip, ar iš vis tos psichologijos, pavyzdžiui, reikia. O pabaigoj dažniausiai komentaras būdavo, dabar jau viskas susidėlioja į savo vietas. Ta prasme, kad tai buvo kaip tam tikra istorija, kur dalelė po dalelės ir galiausiai susidėlioja visą puzlę. Šiuo metu taikoma yra papildoma nuolaida, tai gal bus dar papildoma paskata jums pradėti investuoti. Tai dėkui už dėmesį ir tikiuosi pasimatysi mokymuose. Tai turi tokias labai dvi skirtingas kryptis, tai buvo grynai investicijų valdymas. Taip, Ir gamintojas, jo. kai pagalvoju tuo metu, kai Lietuvoje tikrai, iki krizės ten metai daug kas investavo, bet nieks nieko nesuprato, taip didžioji dalis. Bet tas vėl daug procentais, kiek nežinau, gal mažiau negu dabar, sakyčiau, tai bendrai. Mažiau. Tai bet tą investicijų valdymą ir po to, sakykime, antras žingsnis buvo Produktų platinimas. Jo, tai kad, apskritai čia turbūt gal ir švietimo kažkiek eina lygiai grečiai, gal ne tavo tiesiogiai, bet, bendrai be edukacijos apie tos produktus irgi gali šnekėti daug, bet vis tiek, Lietuvoje tos edukacijos reikėjo. Kontekstų reikėjo labai. Jo, tai nes, be bazinių žinių tiesiog, pas mūsų atveju tie mokymai irgi gimė iš dalies dėl to, kad važiuodavom ten su bendravus klientais, o kodėl obligacijos krenta, kai palūkanos kyla. Gerai, kas yra palūkanos, kas centrinis bankas daro, žinai, ir tada toks gavosi taip, kad realiai tos prezentacijos gimė. Tai bet man klausimas, 10 metų su produktais dirbi, kaip tu sakytum pasikeitė Lietuvos investuotojo, nežinau, tas ar portretas, ar jo žinių lygis, nes daug čia apklausų, kad čia tas raštingumas vis dar labai blogas, bet jeigu taip žiūrint, iš kur atėjo prieš 10 metų ir dabar. Aš sakyčiau, kas tikrai matosi, kad ir pati rinka juda link tokio požiūrio, kad klientui nereikia visko žinoti, nes būdavo, toks, kaip ir pats minėjai, mes ten rašydom straipsnius apie akcijas, apie obligacijas, tokius gilius produktinius dalykus. Čia kaip automobilį paimti, tai tau reikia sėsti ir važiuoti, ir žinoti, kada į servisą atvažiuoti. Tau nereikia žinoti, ką reiškia 4 cilindrai, ką 8 tiesioginis įpurškimas. Gali, bet tai, ta prasme, nėra būtina naudoti produktą. Tai toks, aš labai jaučiau atėjęs iš vienos srities, mes sakydom, ten alfos visokios, čia sharp ratio, mes čia gerai varom, pats klientas turi, bet klientas nežino, jis matydavo tą visumą, jam sakydavo, tai jeigu tu tiki Ameriką, tai pirk Ameriką, jeigu tiki Europą, jis niekuo netiki, jis nežino, kuo tikėti, prasme, jam jis ne apie tai, atėjus iš tos vienos šono labai gerai matėsi, kad žmogus jis nežino, ką su tuo daryti. Aš irgi kaip ir jūs, tik tai gal daug paprastesnių formatų, labai daug laiko praleidau pasakodamas apie tą investavimą ir būdavo toks, tu kalbi ir žmogus matai, kad jau tam toj nuotaikoje, toj būsenai, gerai, investuosiu ir tada sako, o kur? Sakai, eik ten prie investavimo produktų, išsiskleisk ir varyk. Jo, ir jis tada pradeda, čia akcija, kaip tu sakai, čia obligacija, čia vyriausybės, čia įmonės, ir tai nesikonvertuodavo niekad. Ir iš tikrųjų norėsi ir suprasdavai laikui bėgant, ko gero dar tą paliesim, kad to paprasto žmogaus sėkmė yra kituose dalykuose. Ar jis sugeba sutaupyti, ar jis augindamas pajamų lygį sugeba neišleisti visko. Tai ar jis geba progresuoti ten, kur jis yra. Ir daryti iš jų tuos traderius, kurie ten turėtų supratimą, dabar į Aziją, dabar grįžtų atgal, norėsi tą visumą pakeisti iš tikrųjų. Ir aš taip natūraliai ateinu prie to, kur toks mano toks ir susiformavo pojūtis, kad ta edukacija dabar žiūrint, jos informacijos be galo daug. Ta prasme, taip nebuvo prieš 10 metų, tu ten papasakodavai, jausdavai sigūrų, dabar formų, pateikimų,
mokymų tikrai yra aukščiausios kokybės, jeigu tik sugebės rinkti, nes lygiai taip pat atsirado labai daug ir, kaip čia pasakyti, tokios prastos medžiagos, kuri yra labai fragmentinė, labai trumpų laikotarpį ir be patirties, bet ir geros medžiagos yra daug, bet tai nepadeda, čia kur būna, kuo daugiau žinai, tuo sunkiau kažką su tuo daryti. Tai vat mano tokia niša, kurią aš labai atradau, aš norėjau, kad, tu pagavai tą norą investuoti ir tu radai, tu pateikiai klientui sprendimą ar žmogui, kad kaip lengvai pradėti, o jau po to gali gilintis, nes tas nepradėjimo kaina būdavo didžiulė ir mes daugybę metų matėm, kaip žmonės, tu pompuoji tą informaciją, pompuoji tos pranešimus, pompuoji tos mokymus, o kaip kokie 4-5% klientų bazės investuoja, taip tiek ir investuoja iš tikrųjų. Ir kiek dabar sakytum investuoja procentaliai? Aš taip sakyčiau, kad artėjomės prie 10 gal procentų. Labai sunku pasakyti nuo skirtingų klientų ir savo skaičių irgi nenorėčiau tiksliai vardinti, bet taip į visuomenę žiūrint, aišku, kas yra investuojantis klientas yra labai apibrėžimo žaismas. Per metus ar 10, ar turi portfelį. Aš, jeigu atsimenu, 24 metų gal buvo Lietuvos banko ataskaita, net 25 dar nėra, kiek tų vertybinių popierių sąskaitų yra. Tai buvo kažkas, bent 200 000 gal buvo. Bet kiek jų aktyvių. Tas pats klientas gali turėti 4 ir ten turbūt irgi kliuojasi. Labai sunku, nes yra ir žaidėjų, kurie čia yra registruoti, bet raportuoja visus savo turimus klientus. Aš taip grubiai vertinčiau, kad rinka, ko gero, mes artėjom linkas 10, bet čia taip, mano toks spėjimas į rinką šios skaičių tokių aktyvių. O įdomumo dėlį, pavyzdžiui, kiek švedų procentaliai įsivaizduoja? Manau, kad 8 iš 10, taip jeigu reiktų greitai spėti. Ten ta kultūra nuo pat pradžių egzistuoja. Tai vis tiek, švedų bankas, tai ten gerokai, kaip čia. Nepalyginamai. Ir mes turime. Švedai yra kitas ekstremumas. Jeigu mes lyginame skaičius, pavyzdžiui, savo laiku irgi diskutavom, tai čia tie du kraštutinumai. Nes jeigu paimtume Prancūziją ar Vokietiją, ten tie skaičiai nebūtų tokie. Tai ten 20, bent 30, tai kažkas tokio gal. Jo, ten toksai. Suomiai mums gal artimiausi. Pagal. Apie suomius nelabai. Jie žemiau negu Švedija, bet iš esmės. Ok, supratau. Tai taip bendrai vertinant, sakytum, kad progresuojam ir čia paminėjai tą, kad svarbiau turbūt yra ne kokį ten stebuklingą fondą ar akciją atsirinkti dabar, kuris čia geriausiai, bet kad tą pradėti, kad tai būtų ir pradėti padeda paprastumas. Ir tarkime, aš prisimenu, pavyzdžiui, prieš tą pačią 8 metų krizę dabar, jeigu nori investuoti į vertybinius popierius, turėsi daryti sąskaitą vertybinių popierių. Aš vakar, reikėjo peržiūrėti savo ten dokumentų skrynelę ir išmesti. Realiai, aš žiūrėjau, 26 atsidariau į Finastą vertybinių popierių. Viskas ranka pasirašyta, visi sandoriai ranka pasirašyti. Reiškia, kad, ir komisinis, perkant akcijas kažkur, buvo 100 PM litų minimumas. Tai čia tiesiog, kad dabar gali tiesiog online atsidarai sąskaitą, nuo 2 eurų ar nuo euro gali realiai pradėti investuoti ir netgi kai kur nemokami tie investavimo planai periodiniai, dar kažkas. Tai atrodo, ką aš noriu pasakyti, atrodo, tiek paprasta yra dabar. Tai kas trukdo, jeigu prieš tai 3, dabar tik tai, ten artėjom link 10, bet nėra 30. Tai kaip sakytum, kas čia? Yra keletas dalykų, kuriuos mes irgi jaučiam. Tai, pirmas toks yra gal barjeras žmonių, nepaisant to, kad galima nuo euro 2-3, tas bendroji toks įsivaizdavimas, kad reikia didelės sumos pradėti. Ir mes nuolat kalbam apie tai, bet vis dar yra gajus tas supratimas. Sakau, kad tai yra nuostata, nebūtinai realybė. Antras yra toks irgi įsivaizdavimas, kad labai sudėtinga tai veikla, ta prasme, kad reikia labai daug žinoti ir kad reikia išmanyti ten tiek daug įvairių parametrų, kad neverta dėl to gilintis. Žmonės taip kažkaip masto, kad čia finansai, ataskaitos, kažkas, nors realiai, kai pažiūri investuojančius tos jaunus žmonės, jie daugelį tų dalykų nei nagrinėja, nei su jais susipažinėja, labiau pagal tuos, populiarumo gal aspektus investuoja. Tai čia ko gero šitie tokie 2 dalykai ir tada yra tas praradimo baimė, jinai vis dar yra, tu prasme, kai tu nesupranti, kai tau atrodo, kad tai reikia didelės sumos, kai praradimas tau emociškai kainuoja daug daugiau negu uždirbimas, nes yra irgi, kai man tam tokiam gal tai nėra statistiškai reikšminga išvada, bet kalbant su daugeliu žmonių, jie kažkaip įsivaizduoja, kad investavimas jis toks,
funkcija nuo darbo yra, vat, kuo tu ten daugiau stumdai į priekį atgal, ten skaitai, darai, kaip tarsi kaip užauga daugiau. Bet taip nėra iš tikrųjų, priešingai dažnu atveju, kuo mažiau ten kišiesi, tuo geriau gaunasi. Ir tas toks irgi, nėra aiškumo, tas lietuvis yra įpratęs, jisai deda indėlį, gauna palūkanas, deda nekilnojamą, gauna nuomą, deda obligaciją, gauna kuponą. O čia yra volatilus dalykas, tu jo nesupranti, nežinai, kodėl sviruoja, tu lieki tik su savo tą emociją iš tikrųjų ir tikriausiai žmonės to bijo, nes, daugeliu atveju tie pinigai nėra lengvai uždirbti, tai tu nenori taip, sužaisti, sakykime, rizikingai, kai nesupranti, tai ir bijo. Ir man atrodo tokių bendrų, kaip aš visada sakau, yra tokie bendri principai, kurie labai daug paaiškina ir po to yra daugybė detalių, kuriuose visą gyvenimą gali praleisti. Tai mes matom, kad tu daug to produktinio turi, net ir dabar žiūrint į tą informacijos lauką yra labai daug. Čia gera investicija, čia geras instrumentas, čia geras instrumento tipas, bet tos visumos nėra, ta prasme. Ir kai tu jos nematai, nes yra toks jausmas, kad gali greitai ir daug. Čia man, tu pasakai, man tiek daug skirtingų minčių ir klausimų kyla, bet aš jų visų nepaklausiu. Bet pavyzdys, mes, pavyzdžiui, padarėm 1, 2, 3 laidą ir vienas iš komentarų buvo, taigi viską pasakėt, investuok pasyviai, ten pasaulio akcijų TEFas ar ten kažkoks, vienas, du produktai, pagal riziką periodiškai varai ir viskas. Ką dar šnekėt, žinai? Ir teisus žmogus, bet iš kitos pusės žiūrint, kaip perlaužti žmogui tą, kaip sakai, baimę, nežinau, dėl nežinojimo. Nes tu tada gaunas taip, kad jis pasirenki produktą, apie kurį čia visi šneka, bet tu jo nesupranti, darai, kažkas vyksta, nesupranti kodėl, ir natūraliai. Auga sumos, tie svyravimai pinigais dar labiau didėja, tu nesupranti, ta baimė didesnė. Tai ir tada atrodo, kad neturint žinių visiškai, lyg ir, irgi nelabai gali. Ja, bet mūsų kaip prieimas prie to gal ir buvo toksai, kad reikalinga, pirmiausia, tu turi pradėti su nedaug. Vienaip ar kitaip, tai yra vienintelis kelias. Niekur nepradedi kažkaip labai daug. Ir antras, tu tikriausiai nori produkto, kurį kažkas sukonstravo. Tu nenori vieną žengti to žingsnio nes kaip ir teisingai sakai, įėjau, o po to likau pats su savimi. Ir ką tada darau, dažnai ne tai, ką reikėtų daryti, nes pinigai tas emocijas labai amplifikuoja. Tu pradedi, daug dalykų sugalvoji, imiesi veiksmų. Tai mūsų mintis ir buvo tokia, kad, tu imi kažką, kas yra kažkaip pragalvota, padaryta ir tu tiki, kad kažkas už to dar yra ir pramastė už tave tą tokį kelią. Bet kad tai veiktų, tu turi suprasti tos dėsnius. Aš kaip pavyzdžiui sakau, vėlgi, man labai metų laikų analogija patinka, kad mes nežinom nei tu, nei aš, kokia bus sausio 21 temperatūros požiūriu. Bet mes žinom, kad tikriausiai bus šalta. O jeigu bus plus 12, tai žinom, kad nebus taip ilgai iš tikrųjų. Tai yra žiema, yra vasara, keičiasi dalykai. Žmonės kažkaip investavime turi tą tokį linijinį mąstymą. Jis turi taip ateiti. O dabar jau ir eksponentiškai. Taip nėra ir ta edukacija irgi, jinai labai svarbu sudėti. Kai tu supranti, ko tu tikiesi, žinai, kad pagal tos principus tai sukonstruota, aš manau, kad tiesiog tu negali ko gero vieną žengti, bet jūs ką darot, jūs sukūrėt palaikymo tinklą, pavyzdžiui, žmonėm, ar ne, jie pradeda ir jie gauna to konteksto iš jūsų. Tai yra arba vieną tu palaikai, bet labai sunku palaikyti tūkstančius klientų, o kitas yra, tu sukuri instrumentą, kur paaiškini, kaip jisai veiks. Tai gal, kadangi jau kažkiek pradėjai apie tam tikrus instrumentus ir panašiai, tai gal ir pašnekėkim. Kiek tu man, aš nežinau tiksliai, kad būtent tai buvo tavo, sakykim, projektas, bet Sebas prieš kokius 2 metus gal daugiau. Apie robotą kalbam, prieš 5 metus jau, nes Seb robotą paleido. Tai aš dabar žiūrėjau, tai yra Lietuvoje, jeigu kalbam apie tos Lietuvos bankus, Revolut, aš kiek irgi žinau, turi tą robo advisor, tai esat vieninteliai, kurie tą turi ir ten gana nuo mažų sumų. 10 eurų. Aš kiek skaičiau, per ten 5-7 minutės užsipildai klausimyną ir vienu žodžiu, neatsimenu nuo kokių sumų ten. Nuo 10 eurų. Nuo 10 eurų. Tai va, nuo 10 eurų realiai tik užpildyt klausimyną reikia iš principo, ir tada pasirenki ten gal sumą, periodiškumą ir važiuoja. Ir sąskaitą atidarom automobilius. Tai gal gali, nes čia yra šitam, įdomu, kadangi tu man minėjai, kad čia buvo kaip ir tavo
nežinau, lydintas produktas ar, nežinau, paslauga, kaip čia vadinasi. Paslauga. Tai būtų įdomu išgirsti ir po to aš dar klausimų papildomų užduosiu, bet kodėl būtent sugalvojot tą daryti. Tai aš žinau, ten yra tas amerikiečių Wealthfrontas, ar kas ten jau gal jie daugiau negu 10 metų darė, tai ar tai buvo, bet vis tiek, kur priežastis, ar būtent, kad jisai išsprendžia daug tų problemų, kurias tu minėjai, ar kažkokios kitos, kaip gimė idėja, kaip vyko procesas to padarimo, nes jeigu aš gerai suprantu, tai iš principo yra portfelio valdymas, tik tai, kad automatizuota. O po to pašnekėsime jau apie visą tą algoritmą, čia, žinai, dabar dirbtinis intelektas ant bangos, žinai, kiek. Tai jo mintis, kaip ir tu sakai, mūsų buvo tokia, kad žmogus nori pradėti, nežino kaip. Žino, kad portfelio reikia, žino, kad diversifikuoto reikia, žino, kad ten kažkaip paskirstyti. Nėra taip paprasta, kad visiems tinka globalus akcijų fondas, vieniems kaip susijęti tą riziką, kaip susijęti patirtį. Tai mes taip ir paėmėm, kad ta kelionė jinai trunka iki 15 minučių, tai norėjusi, kad turiu laiko per pietus, kavos gerdamas, stotelė, visokių tų investuotojų, kad galėčiau praeiti, kad nebūtų, kad reikia šeštadienį pusdienį atsisėsti, kaip deklaraciją pildyti. Prisėdau, padariau iš tikrųjų ir tada patekau į kažką, kas yra, kaip pagaidinta truputį, nurodyta, kur reikia, sudėta mano poreikiai, mano norai, kur link nuvest. Tai mano mintis labai paprasta būdavo, aš matydavau tą, žmonės nori pradėti ir barjerą, kad jie mato prieš save banko tinklapį su daugybė skirtingų potėmių ir instrumentų, kurie niekados nepasirinks. Tai jiem duoti kažką, nuo ko jie galėtų pradėti. Tai toks buvo ta pagrindinė problema ir tada iš karto nuo pat pradžių buvo. Tai maža suma. Ir antra parodymas, žiūrėk, tau reikia atsakyti į tikrai paprastus klausimus, kad galėtum pradėti. Ir tą vertybinių popierių sąskaitą viską atidarom pakeliui, sudėliojom tada dar vieną principą, kurio visada tikėjom, tai reguliarumas, tu nepataikysi, jeigu neseki tikrai, tai tokį sudedam ant bėgių ir sakom, žiūrėk, kaip tau sekasi ir po to, kai jausi, kad supranti, ką darai, kas vyksta, gal ne ką darai, tada galėsi tą dalyką padaryti. Mintis gimė labai paprastai iš tikrųjų, aš taip pat irgi paminu po vieno seminaro labai ryškiai tokia istorija, kad grįžau ir pajutau, kad Europoje ta robo tema plėtojasi, tai vienas tyrimas, tai kitas, siunčia man ten įvairūs padaliniai ir aš atsimenu ir vis nėra kada prieiti, tai pasiėmiau laisvadienį, užsiblokavau viską, atsisėdau ir perskaičiau 5, man atrodo, JP Morgano man labai patiko tyrimas, kuris pasakė, kad tai yra vieta, kaip galima mažmeną pritraukti. Ir tai turi 2 kampus, tai vieną klientam, kitą pačiam verslui, nes tu negali, aš pajusdavau, tu kalbi, bet tas pajėgumas, kiek tu gali pritraukti žmonių yra limituotas, tu turi pereiti į skaitmeninę paslaugą. Ir grįžom su tą mintim ir sakom, žiūrėkit, padarom, apsidairėm, niekas jos nebuvo padarę ir tiesiog startavom ir pavadinom taip, kaip pavadinom robo, iš esmės, robotai gali būti įvairaus masto, bet tai atitiko tuo metu tą tendenciją. Mes pradėjom nuo fondų, tai pirminė robo versija 20 buvo gana paprasta, tai yra atrinkit fondą ir paduodi. Po to žengėm žingsnį ir padarėm ETF-us, kurie buvo ir yra ant bangos, kurie klientam artimesni ir kurie reikšmingai sumažina tavo bendrus kaštus, nes norėjosi, kad klientas iš tikrųjų būtų. Ir tada sutvarkėm dar ir kainodarą, kad būtų tiesiog taip, kad nebūtų, kaip sakei, 150 litų nuo 200 litų investicijos. Tai padarėm taip, kad būtų tiesiog vienas paprastas mokestis nuo turto ir daugiau nieko, nes visada būdavo. Čia toks, čia noks, įmokos, išmokos, šito laikymo, saugimo, paprasta kainodara, paprastas procesas, paprastas kelias ir iš esmės toks ir produktas buvo. Ir jis kiek įmanoma maksimaliai sekantis pasyviai rinką, nes aktyvus valdymas, čia vėl ne ta vieta, kur mažmeną norėjom įtraukti, mes sakyti, kad mes čia darom kažkokius didžiulius statymus ir po to, nes tai yra valdomas produktas, tai kiekvienas tas tavo statymas jis lemtų perbalansavimą, mokestinės pasiekmes, ne tame vertę matėme. Tai va toks mūsų buvo sumanymas ir taip ir gimė. O šiaip, kiek laiko, tarkim, nuo tos idėjos, nuo JP Morgano to tyrimo, iki kol jau startavo? Užtruko, geri metai, ta prasme, kol išvystėm, kol suderinom, bet mes, aišku, paleidom visose 3 šalyse, tai toks irgi yra aspektas. Bet šitas gimė ne Švedijoje, ne Liuksemburgė, Lietuvoje.
Jis gimė jo, aš drąsiai sakau, kad ta mintis gimė susintetinus tas mintis patirtį, vykstančius dalykus Europoje ir labai džiaugiuosi, kad pavyko parduoti. Tai vat minėjai, kad taip dabar ir Latvija ir Estija, ne? Taip, visos tai šalis. O ten kokie švedai, tarkim. Jie turi savo kitokį sprendimą, bet mes iš esmės gal labiau dalinamės patirtimi, negu vieni nuo kitų perimam tos sprendimus. Sistemos skirtingos. Ir Švedija gal ir tas rinka daug konkurencingesnė, ten žmonės labiau yra pažengę, žinodami, ką tiksliai nori nusipirkti, tas vadinkime, investavimas į konkrečius dalykus yra labiau pažengęs. Pas mūsų ta mintis buvo paprasta, kaip mes sakėm, tu ko bijai, praras daug pinigų, pradėk po truputį, konvertuok dalį, pasižiūrėk, kaip veikia, pažiūrėk, kas toje rinkoje vyksta, kaip ta mechanika veikia, kodėl tos vertės kinta. Ir čia mūsų problema, kurią turi Lietuva. Mes turime dešimtimis milijardų indėlių ir žmonės, jie galvoja taip binariškai, ta prasme, arba daug, arba nieko. Tai vat po truputį. Ir padaryti taip, kad nereiktų to nieko žinot. Mes ir dabar sakom, kad realiai, tau reikia tik norėti, visą kitą ateis su laiku. Čia kaip ir tai buvo, nes, tas ir... Nebijo, nežinai, norėti gal nori ir vis daugiau nori, bet man irgi yra labai keista, kaip tą pirmą mygtuką, nes čia realiai dabar tik tai mygtuko paspaudimas skiria tave nuo to starto. Bet to mygtuką paspaust, kažkaip, netgi tai, kaip aš juokauju, žinai, dabar iš pensijų fondų išsirims ten, nesvarbu, milijardą, pusę, 100 milijonų, kiek ten beišsims, įkris į bankų sąskaitas, tai ir pas jūs, ir ten visur, ir kiek žmonių paspaus indėlį padėtų, mėnesių. Kad negulėtų šiaip, žinai, aš laukiu tos banko ataskaitos, kur būna ten indėliai, pinigai, žinai, pasižiūrėsiu, jūs tai matysit gyvai. Palėtei porą dalykų. Pirmas man tai gal toksai minėjai, kad yra passive. Tai buvo klausimas, ar valdymo stilius passive ar active. Aš kodėl klausiu, aš dar papildysiu. Nes kai aš skaičiau aprašymus, visur buvo, kad akcijų obligacijų, sakykime, dalis ir buvo rėžiai visur. Tai, aš taip darau prielaidą, kad jeigu rėžiai yra, jie gali kisti, tai gali kisti dėl dviejų priežasčių. Arba tiesiog perbalansavimas vyksta kartą per metus ir išsikreipia, arba, tarkim, yra active sprendimas didinti ar mažinti, nedaug, bet kažkurio momentu. Tai kaip gali? Tai mes irgi, platforma leidžia daryti aktyvų valdymą, bet šiame etape, vėl prisimenant tas studijas, kurios sako, kad absoliučiai didžioji grąža ateina iš strateginės alokacijos, to pradinio sumanimo. Tai šiandieną robotas yra sukonstruotas taip, kad tik perbalansuotų atgal, jeigu išeina už tam tikrų ribų, arba viršia tam tikrus rizikos parametrus. Mes turim du pjūvius. Mes žiūrime, nes didžiąją rizikos dalį lemia turto klasių santykis. Bet kartais tos turto klasės labai svyruoja. Tai yra du dalykai, kuriuos mes žiūrim ir sakom, žiūrėkit, tu ateini į tam tikrą lygį, tu indikuoji savo praradimų preferenciją, ir tada mes atitinkamai sukonstruojam portfelį, kuris ten su 95% tikimybė atitinka tavo tą lūkestį. Ir jeigu buvo tokių atvejų, kai proporcijos pasikeičia, tai mes grąžinam jas į tokias, kad būtų. Bet kažkokio aktyvaus, taktinio turto klasių dėliojimo nėra. Didinam ar mažinam, in general to nėra. Tiesiog yra krepšeliai pagal riziką, ten 4 berods. Tai va šitas buvo, nes man, pamačiau aš tos intervalus ir iš karto, arba taip, bet aš supratau, ta prasme, natūraliai proporcijos jos juda kažkiek, tai yra tam tikras, sakykime, intervalas duotas jom judėti, bet kad atitik tą rizikos profilą, jeigu išeina iš tos pusės. Grįžtam atgal. Tai įdomiausias žodis, tai turbūt šitam yra robotas, žinai, dabar yra AI-us robotai, žodžiu. Tai ką galėtum papasakoti, reiškia, ar visas tas valdymo stilius, nežinau, sandoriai, strategija yra grinai rule-based, tai reiškia, esat, vos ne į hardcodinę aprašę į jau algoritmą, turiuomenį, kad ne valdytojas kaip asmuo, bet jau, nes, kiek aš žinau, pagal europinį reguliavimą yra grinai, tas RoboAdvisor, visas tas, reiškia, reguliavimas jau atskiras, kaip ten netgi užtikrini sistemų, ten patikimumą, kaip tu užtikrini, kad jos ten neprigrybaus. Tai ar tai yra tas grinai rule-based ir kiek yra žmogaus įsitraukimo ne į patį kūrimą, bet į tą kasdienį, nežinau, valdymą, tų operacijų darimą, rebalansavimą.
Aš sakyčiau, ką gal verta suprasti, tai tuos portfelius sudaro ETF-ai ir tos proporcijos, jos retai išeina už tų rėžių. Kuo konservatyvesnis portfelis, tuo siauresnė proporcija. Tai ilgą laiką, jeigu absoliučiai didžiąją laiko dalį, tie portfeliai kol kas išbuvo tose rėžiuose. Tai ta prasme rinka tiek nenujudėjo smarkiai. Nėra ten kažkas suhardkodinta, mes iš esmės turime procedūras, pasižiūrime instrumentus, ar jie vis dar yra konkurencingi, pasižiūrime ir alokacijas, bet jos gana atitinka gerai pasaulinę rinkų pasiskirstimą, tai tokius dalykus. Tai nėra ten kažkokio užhardkodinto ir tikrai nėra griežtai padaryta, kad modelis ir computer says no, tuo principu nėra padaryta. Tai yra žmogus, kuris prisižiūri, yra funkcijos, kurios seka rizikos parametrus ir visą tai, kas yra sutarta, tai gal ko gero tik verta paminėti, kad sandoriai vykdomi kartą per savaitę, ir jie yra sujungiami kartu, kad pasiekti efektyvumą. Lygiai taip pat, tai duoda mums ir tokį gal netokį dažnumą, bet vėlgi per ilgą laiką nėra svarbu, ar tu kasdieną perki, ar kas savaitę, ar kas mėnesį. Tai toks yra, tai nėra kažkas užhardkodinta, atsakant, nėra. Nėra, kad vienas serveris stovi, čia yra robotas ir tu kartai mėnesį ateini dar veikia. Arba ten, gauni pranešimą, kad nulūžo serveris. Kad iš principo, tai, sakykim, tai nereikėtų traktuoti, kad būtent kompas daro viską. Blackboxas. O kad tai yra, sakykim, labai apibrėžta aiškiom taisyklėm ir panašiai. Teisingai. Dabar minėjai, kad prieš tai lyg tai buvo fondai, jeigu aš gerai išgirdau. Buvo fondai, po to ETF, po to liko tik ETF. Tai čia kodėl, gal aš žinau atsakymą, bet tai kodėl ETF-ai, kaip jūs juos atsirenkat, ten pavyzdžiui, ar perkat accumulating, beros tik accumulating, kodėl nedistributing. Jeigu gali papasakok, šiaip mes daug apie ETF šnekam, tik tai vis dar pastebiu, kad yra žmonių, kurie tiesiog elementarius klausimus užduoda, kurį geriau pirkti, accumulating ar distributing. Tada kodėl mano ten S&P pabrango tiek, o mano ETF-as S&P, kuris eurais, nepabrango tiek. Atrodo, tai kaip ir aišku, man aišku, kažkam neaišku. Tai klausimas, kodėl numigravote į ETF-us ir minėjai, kad darot kažkokią peržiūrą kars nuo karto, atrinktos geriausius, tai pagal kokius kriterijus juos atsirinkinėt? Tai ko gero, kodėl numigravom, tai natūraliai taip vystėsi, kad iš pradžių buvo fondai, po to pridėjome ETF-us ir tada pamatėme, kad klientai, jie neskiria. Labai, tie nieko nežinantis, pradedantis investuoti, pirmam langė jam reikėdavo pasakyti, ar nori fondus, ar nori ETF-us. Tai tas, nežinau. Tai mes pamastėme, gerai, tai ta rolė mūsų yra pasakyti klientui, kur jam geriausia būtų investuoti ir tada žiūrėdami į tai, kad pati filosofija roboto yra tokia, kad seki rinką ir seki turto klasių pasiskirstimą. Tai įnešdamas tokius parametrus, kaip aktyviai valdomas fondas, dar kažkas, paprasčiau ir neutraliau buvo tiesiog pasakyti, kad imama kas populiaru ir neapkrauname kliento tuo pasirinkimu, kurio jis negali padaryti. Tai kaip profesionalus pinigų valdytojas, tu matai, kad geriausia būtų ETF-ai, tai ir siūlai ETF portfelį. Tai mes taip tokią kelionę praėjom iš tikrųjų, nes kai leidom robotų, tai viskas vystoma dalimis. Tu paleidi konceptą ir tau reikia instrumento. Tai sukonstruoti ETF portfelį reikia laiko, reikia suformuoti principus. Tai taip ir buvo, kad pirmais 20 metų balandį paleidom fondus, po metų paleidom ETF-us, pamatėm, kad klientai blaškosi, pasilikom tai, kas mums atrodė naujausia ir geriausia. ETF-ai taip, dabar gal kelios tokios, jeigu imti obligacijų dalį, gal verta paminėti, kad viskas yra eurais arba apdrausta valiutos rizika. Mes turim, aišku, eurozonos obligacijas, valstybių, turime įmonių, bet, pavyzdžiui, yra toksai fondas, kuris yra besivystančių rinkų obligacijos. Tai ten yra jau ta užhedžinta versija, apdrausta nuo valiutos rizikos, nes mes norime, kad ta grąža būtų iš kredito rizikos, o ne iš valiutos, bus didesnė. Kuri gali būti tokiose rinkose didesnė. Taip, tai čia toks gal svarbus parametras. Akcijų rinkoje, aišku, valiutos nedraudžiam, ilgų laikotarpių draudimo kaštai kainuoja daugiau negu naudą, kurie atneša, tai to ir nedarome. Tada fondai visi savyje kaupia dividendus, jų neišmoka. Atsakymas gana paprastas, ypač kol dar nebuvo investicinės sąskaitos, mes nenorėjom sukurti klientui mokestinių renginių, mokestinių įvykių. Tu gauni
50 eurų dividendų ar 100, nes tai nėra didelės sumos ir tada turi kažką su tuo daryti, suktis galvoje įvairūs klausimai, ne toks tikslas, jeigu reikia, parduodi ir kiek tau reikia, tiek pasiėmė. Dar gal vienas dalykas, tai tie visi fondai yra to vadinamojo 8 straipsnio, tai atitinka tą to žalumo kriterijų, ne tą, kur investuoja jau grinai su intencija pakeisti pasaulį, bet tą, kuris išvalo tave nuo nežalių dalykų iš esmės. Tai irgi buvo toks svarbus dalykas, jeigu išskleistumėt, pamatytumėt tos fondus. O daugiau ką žiūrim atsirinkdami, tai klasika, žiūrime, kad tai būtų likvidus dalykas, nes perkant ETF labai svarbus pirkimo pardavimo kainų skirtumas, nenori pirkti to, kuris turi didelį, tą vadinamą spreadą, žiūri į valdymo kaštus, ir žiūri, kad tai būtų didelis daiktas, to prasme, kad nebūtų kažkoks, kuris čia staiga atsirado, po to staiga pradingo iš tikrųjų. Bet gerai, tai aš tada giliau. Tarkim, yra Vanguardų ir iShares'ų pasaulio akcijų ETF-as. Nežinau, ar jį turite, bet... Turime iShares. Tai ir jie yra būtent po 20 milijardų, valdymo mokestis tas pats, tai vis tiek renkatės vieną, ar abu? Kažkurį vieną. Ne, tai nėra tikslo sudubliuoti. Jo, mes diversifikavimo taisyklių tokių kaip neturim, kad 10%, pavyzdžiui, tik būtų. Ja. Tai ir man, žinai, tai aš taip, mes irgi tą darom ir tas dydis, expense ratio, apyvarta svarbu, dar bid spreadas. Bet žinai, tai galiausiai, jeigu visi vienodi, bet tada, galiausiai viskas, dydis, ten, neįmanoma, kad bus tas pats, tai užtenka, kad 10 eurų didesnis būtų, jeigu valdymo mokestis tas pats ir likvidumas panašus. Šiaip dažnai taip nėra, vis tiek kažkuris didesnis. Tai galėtum atskleisti, ar čia jau būtų inside info? Iki pat galo nenorėčiau papasakoti jo, bet principas yra tų kriterijų suma ir lemia iš tikrųjų, jeigu dydis didesnis, spreadas mažesnis. Dažniausiai. Norisi, kad tai būtų žaidėjas fondas jau su istorija. Nes vėlgi, ką verta atsiminti, kad kai tą produktą plėti, tai, pavyzdžiui, nėra taip lengva paimti vieną, įtilioti į kitą kas mėnesį. Tai tu vėlgi perki, parduodi klientui, sukuri vėl kažkokią apyvartą. Tai tu žiūri, kad tas žaidėjas būtų jau kurį laiką rinkoje, turėtų didelę apyvartą, bet galų gale, aš sakyčiau, nėra labai didelio skirtumo tarp tų pačių vardų didžiausių, kaip Mundžio, iShares, Vanguardo, skiriasi kartais indeksai, kuriuos jie seka. Mundis išėjo su kitu indekso tiekėju ir dėl to gali sumažinti savo kaštus, bet dienos pabaigoje rezultatas skiriasi truputį nuo indekso. Pavyzdžiui, tarkime, prieš metus, ETF-ų, Europos ETF-ų rinka labai stipriai pasikeitė per 10 metų, tai, jeigu aš dabar žiūrėjau, didžiausias ETF-as jau viršijo 100 milijardų, tas iShares su S&P. Prieš 3 metus turbūt jo dydis buvo 20 milijardų kokie. Kadangi uždraudė Amerikos. Tai čia viskas į tą pusę gerai, bet aš ką norėjau paklausti, kaip jūs patys žiūrite jų likvidumą. Aš ko nepaklausiau, kiek, jeigu gal galėtum pasakyti, kiek ten šiaip pat paaugo per 5 metus klientų būtent tą paslaugą pasirinkusių. Tai ir ar buvo tas breakthrough kažkoks, kad visgi produktas pasteisino, reiškia, klientų ten jau, 100 000 ar kažkiek, bet vis tiek daro daug tų sandorių, tai grįžtant prie ETF-ų, jaučiat problemą likvidumo? Ne. Aš sakyčiau, mūsų tikslas su tokiu produktu yra surasti kuo platesnę klientų masę, kuri investuoja reguliariai. Ir tos reguliarias investicijos jos yra 50-100 eurų, jos nėra ten kažkokios didesnės labai smarkiai. Tai tas skaičius, tai nemanau, pensijų fondai neturi problemų su likvidumu, tai mes irgi tokių tikrai problemų neturim, nes sandorius tu kaip ir dar sunetinį, tai tu pažiūri visus pirkimus, visus pardavimus ir išeini jau su tuo net orderiu, vadinkime, į rinką. Tai bėdos neturint, atsakant skaičiais, negaliu pasakyti konkrečių skaičių, neskelbiam, bet tai buvo didžiulis proveržis. Galiu gal kitaip pasakyti, kad tai, ką sukūrėm per tą, ko gero, 20 metų su tuo fiziniu patarimu, ateik, papasakosim, sumepinsim, tai su skaitmeniniu padarėm tiek pat per porą metų. Tuo prasme, tai skaičiai keičiasi kartais, bet nepaisant to dar tikrai reikia dar kartų ir kartų, kad būtų gerai. Bet tai tiesiog leido padaryti reikšmingą pokytį, kurio kitaip nebūtume padarę. Bet atsakant, likvidumo tikrai nepritrūksta ir nemanau, kad tai yra tema dar tikrai. O gerai, tada kitas klausimas dar prie ETF-ų, čia gal paskutinis bus.
Daug kas, pavyzdžiui, dabar rašo apie tuos Spiderio, SPDR ETF-us, nes ten pasaulio akcijų ETF vieną iš pigiausių turi ten ir tas pats JAF akcijų ETF-as beros pigiausias. Bet jie nėra didžiausi ir jie nėra likvidžiausi ir tas spredas irgi jų dažniausiai, kiek aš žiūrėjau, didesnis. Tai vat, tarkim, ar jūsų atveju jūs rinktumėtės tik pigiausią? Nes vis tiek tai yra ilgalaikis produktas ir jeigu taip žiūrėt tą expense ratio per 10-20 metų, jis turi įtakos. Ir yra žiūrovų, kurie ten parašo, taigi va čia 2 baziniais pigiau, taigi, žinai, man du baziniai gal atrodo kartais juokinga, bet kaip jūs tą vertinat? Vertinam kaip vieną iš parametrų. Iš tikrųjų, mes žiūrim ne tik terą, žiūrim ir rezultatą. Ir jeigu, pavyzdžiui, užsidėtume šerus, Spideriai, ten Vanguardo kitas indeksas, reikia obuolius obuoliai. Jie kartais skiriasi, ta prasme, nepaisant to, jog yra pigesnis, bet nebūtinai būna geresnis. Tai Praeities rezas. Taip, praeities rezas. Ir ten yra niuansų, kaip ir kiekvienoje srityje, ten yra vieni skolina akcijas, kiti dividendų mokesčius. Ta prasme, yra daugiau parametrų negu tik tai teras ir juos irgi pasižiūri mūsų valdytojai. Plus kitas dalykas, tai va čia mes irgi, aš tai irgi mačiau, kad tu paėmė du tą patį indeksą trekinančius, pasižiūri, tas yra, pavyzdžiui, imkim 0,2 ir 0,1. Tai atrodytų, kad tas, kur 0,1 turėtų būti geriau performance. Užsidedi metai 3,5, underperformino tą kitą. Bet tada žiūri, ar prieš 3 metus nebuvo jis brangesnis. Realiai turi dar pasižiūrėti, o kaip, ar nesikeitė, nes galbūt tiesiog buvo 0,3 valdymas ir dabar tik sumažino, žinai. Daug tokių niuansų, bet aš irgi būčiau už tai, kad ne tik pigumas yra, nes, pavyzdžiui, ko paprastas investuotojas net nevertina, aš nesu girdėjęs, kad žiūri spredą. Tai kas yra pagal dabartinį europinį reguliavimą, turi fondai net skelbti tą netiesioginės sandorių išlaidas. Tai reiškia skaičiuoti kiek ant spredo palieka. Jo, supratau. Tai labai čia daug papasakojai. Aš toks gal truputį nukrypimui, kalbant apie robo advisor, bet čia daug kalbų girdžiu, žinai, dabar AI-us, tai kiek AI-us gali padėti investavimo procese, kiek gali pakeisti investment advisorius, kiek apskritai valdytojus gal gali pakeisti, gal čia atsiras AI-us, kuris, žinai, beatins rinką. Čia truputį nukrypimas, bet vis tiek apie tą kalbam, tai kokia tavo pozicija? Aš apskritai tokia gal irgi nukrypsiu prieš atsakydamas į nukrypusį klausimą. Aš visada bandau priminti kolegoms, kai jie pradėjo kalbėti apie tą rinkos bytinimą, kad rinka yra suma visų mūsų pastangų, ar ne? Tai jeigu atsiras daug jėjų, kurie bytina rinką, tai kurie bus tie, kuriuos bytina, visada klausimas, ar ne? Tai vis kitą, jėjus. Bet jie būdė gali vienas kitą bytinti ir abu viršiniai. Jo, bet vienas jėjus bytins, kitas tada ne. Tai aš vėlgi čia ko gero sunku pasakyti, nes ta technologija kinta. Mano dabartinis požiūris yra, kad jėjus gali padėti optimizuoti tam tikrus sprendimus, uždavinius, analizės, bet tu turi žinoti, link kur tu nori eiti, ta prasme, nes kiek gera prognozė, tas pats ir bejėjus būdavo, tai kiek yra, 2 dalykai būdavo svarbus, kiek geri tavo duomenys yra, nes jeigu duomenyse yra klaidų, tai ir antra, tai yra kiek tikėtina, kad tas trendas, kuris yra, jisai tęsis, tu atradai praeityje, labai lengva backtestinti, rasti ir sakyti turiu. Bet klausimas yra, kiek jisai yra unikalus, ką radai ir kiek jisai gali tęsis. Tai aš kol kas žiūriu ją kaip į pagalbininką, ne kaip tą, kuris galėtų perimti. Ir manau, kad ir reguliavimas iš tikrųjų, vėlgi kažkas turi būti atsakingas už tą investicinio patarimo baigti. Ta prasme, jeigu tu kažką konstruoji, darai, remiesi, tai negali nueiti į tą vadinamą black boxą, kur, taip sakė, taip gavosi, aš tik tai pateikiau. Tai man atrodo, aš gal taip paprastai pasakysiu, bet gal čia labai sušaržuotai, kad, čia kaip gero lygio praktikantas, ta prasme, tu jam duodi užduotį, bet tu turi patikrinti, ką gavai, nes jeigu imsi darbą ir dėsi kaip savo, gerai nesibaigsi. Tai reikia labai daug gerų įgūdžių, suprasti, kaip išnaudoti. Aš kol kas nemačiau tokių gerų pavyzdžių. Mačiau labiau, kad daug suskaičiuoti gali, daug gali hipotezių pasitikrinti, bet tu turėsi užduoti, tu turi žinoti, ką tu nori gauti, nes kitaip tas visas tu gali tik išgirsti tai, ką nori išgirsti, bet nebūtinai tai bus tiesa. Tai aš sakyčiau, dar mes esame ankstyvame etape, bet aš tikrai tikiu, kad daugelį darbų, kuriuos atlieka valdytojai,
ateityje atliks algoritmai, sutikrins, sužiūrės, surinks, patikrins, backtestins, atneš, pasakys ar veikia. Ir ko gero tas lems, ką mes irgi gal nepalėtėm, bet per tą 10-metį, kai klausiai, rinka tapo kaip niekad prieinama. Ta prasme, anksčiau, važiuodavai į biržą, sudarydavai sandorį kažkaip. Dabar dar liko žingsnis iki 24/7, kad viskas būtų prieinama, bet realiai barjero į rinką neliko. Ir rinkos dinamika labai pasikeitė. Tai prasme, žmonės, kurie, mažmenos investuotojų kapitalo dalis pasaulio rinkoje dar niekad nebuvo tokia didelė. Reiškia, ko gero modelis turi būti ant kredito, o ne ant finansinės ataskaitos, nes tie, kurie daro sprendimus, vis mažiau žino, kas yra marža, kas yra EBITDA, kas ten, jiem ne tai aktualu, jie žiūri, kas trendina. Tai aš sakyčiau, gal ko gero irgi tas dirbtinio intelekto jis gal gebės apimti daug daugiau sferų, nes dabar mes apimam, yra tas labai čia gal irgi įdomi tema pakalbėti, kiek ta proporcija keičiasi ir kiek rinkos dinamika keičiasi, nes visi žino algoritmą, nukrito pirk, už tai nebenukrenta. Labai įdomu irgi stebėti tai tokių supaprastimų, bet atsakant į tavo klausimą, aš manau, kad transformuosis rinka, bet galutinė atsakomybė modelio kūrėjo liks pas modelį, nes aš pamenu, mes su robotu irgi turėjome tokį labai įdomią kelionę, kai viename etape, kaip ir sakai, mes sukūrėme į ganai paprastą, bet manome, kad labai gerą rezultatą duodantį. Ir vienu metu buvom atradę partnerius, tokių PhD kolegų rinkinį, startup. Ir kažkuriame etape tu supranti, kad tu turi labai didelę riziką ant tų žmonių gebėjimų. Ir jeigu jie išsivaikščios, tai tavo modelis liks nebeperkandamas naujai atėjusiems. Tu pats jau nebesuprasi. Yra PhD komanda, sukuria tau black box, jis teoriškai turi outperforminti. Tu nežinai, per metus, per 2, per 5, per 10, dėl to, taip neveikia iš dalykai. Tai manau, čia paralelė su dirbtiniu intelektu, kad tu turi ne tik sukonstruoti, bet tu turi turėti kažką, kas supranta, kas ten vyksta. Ir kai nevyksta, investavimai yra sunkiausia, ar ne? Kai tau neperformina, tai žinoti, ar čia laikinas, ar čia jau modelis sulūžo. Tai aš būčiau atsargus, bet tikiu, kad keisis. Mano nuomonė gal ne tiek įdomu, bet man labai patiko, aš esu sakęs, vienas iš podcastų, kur žiūriu, tai yra Norvegijos Wealth fondo, to valdytojo pagrindinio, interviu, jisai kalbina įvairių žmonės ir kas nori pasižiūrėkit, gal įdėsiu linką, jeigu nepamiršiu, kalbino Bridgewaterio CEO, CEO, Jenseną, man atrodo, ne Reidalio, o Jenseną. Ir jie kalbėjo, kadangi jisai Bridgewateryje jau machine learningą naudoja 20 metų, AI naudoja jau 10 metų. Pats jisai, tas pašnekovas, jisai buvo vienas iš investuotojų jau OpenAI. Sakė, kai Maskas nustojo duoti šaibų, jie atėjo pas mane. Tai buvo prieš 10 metų. Ir po to jis investavo į Antropiką, kas irgi yra vienas iš. Natūralu, jeigu žmogus yra investuotojas, jisai tikrai turi kažkokį artimesnį priėjimą ir kaip veikia. Ir ką jis pasakė tam interviu? Pasakė, kad Bridgewateriai dabar jau laivų pasileido AI-jaus valdomą fondą, labiau in-house, bet paleido. Bet ką reiškia paleido? Jie turi tokią database savo 30 ar kiek metų darbo, ant kurios būtent. Ir dabar, teoriškai jie galėtų ten tą paimti ir pardavinėti, subscriptioną po 10 eurų, bet nedarys jie to. Tai kad gal ir sukurs jie kažkas pas save, tas pats Citadelė, nežinau kiek kas domėjosi, Citadelė didžiausias market makeris pasaulyje, aš klausiausi irgi per tą patį podcastą, Griffinas pasakoja, kad sako, mes taip skaičiuojam, kad mes 25% global market apyvartos padarom. Ir tai jie turi modelį, PhD turi, ten orų prognozės, orus prognozuoja. Jeigu jie treidina futuriais, ten grūdų ar kažko, jie turi savo matematikus, kurie užsiema orų prognozėm ir, iki tokio lygio. Tai jie jau susikūrė, jie jau kūrė visgi, bet jie nepardavinės to, jie jau, kaip tipo pirk dabar Johnai Smithai, prenumeratą. Ne, nes jie žino, kad čia yra jų edžas. Ir kad atsirastų toks, kur, čia signalus, už 2 eurus subscriptioną ir tu bitinsi rinką, aš gal šitą vietoj skeptikas, bet aš manau, kad taip nebus. O iš to AI-jaus pusės, kad maždaug, nežinau, ten ChatGPT parašysiu, sukurk man, tai tokių, kaip pajokau prieš tai, susikurs ten krūva ir kažkurio momentu vienas geriau pavarys, kažkurio momentu kitas, bet sum game'as bus 0. Kaip ir dabar vienas ten. Tai čia aš truputį nukrypau, čia viena iš tų
vietų, kur aš įsiterpiau neparašytas. Bet jo, tai Mintis labai įdomios. man įdomu, va tas ir yra, žinai, kad realiai tas robo investavimas, iš principo turėtų eiti į tą artificial intelligence. Bet mes taip truputį matom, aš tokį, man norėjusi, kaip pasakyti, įvilgti žmogų į tam tikrą rėmus, kuriuose jis darytų teisingus dalykus. Reguliariai, nesiblaškydamas tarptų ir kad neatsirastų to tokio pjūvio, nes vertė gali būti sukurta, gali būti sunaikinta iš tikrųjų. Tai jeigu tu ten įvedi instrumentas, taktiniai, regioniniai, aktyvus, pasyvus, tai dienos pabaigoje daugiau šansų, kad tai nepavyks, negu pavyks. O žmogui jam iš tikrųjų, aš tokią nuostatą turiu, aš visada ją kartoju, kad gal jinai pasikeičia, kai tu turi tenai 5 ženklius skaičius, bet iki tol iš tos disciplinos reguliarumo ir iš tavo gebėjimo, kas yra svarbiausia, gebėti toliau tą tęsti, ateina didžioji vertė. Jeigu tu stomatologas, tai tavo gebėjimas lavinti savo kompetenciją kaip stomatologo pajamas ir vis dar 10% skirti yra daug didesnis driveris negu šią tą nusipirkau, tą pardaviau, neverta, ir tai galiausiai tą tokį tęstinumą nulėmė. Būna visiems, visi tų sėkmės istorijų turim, visi turim nesėkmės istorijų, bet norisi kažkokias vyktų, nes aš gal su metais irgi stebiu daug tų, kurie pavyksta, jie pasakoja, bet norisi jų paklausti, tai kas bus po 20 metų. Tai aš galiu tokį labai paprastą pavyzdį papasakot kalėdų, tai klasikiniai stalai. Turiu dukrą, grįžo su draugu iš Airijos. Pradėjo dirbti, sako man, Gediminai, kaip man čia investavime. Sakau, žiūrėk, pasaulio akcijos, nusiperki ir, žinai, po 50 metų pakalbėsim. Ir jinai metus praėjo, tą padarė ir uždirbo, tuos global akcijos 6-7, ar ne? Ir rodo man, iš šalia serijos draugas nusipirkęs kažkokią raketų įmonę ir 3 kartus pakėlęs kapitalą. Ir sako, tėvas sako, 20 metų patirties, o rezultatas 6%. Ir aš sako, metai ir žiūrėk 3 kartus. Tai man belieka pasakyti, pažiūrėsim po 20 metų, nes mes visi ėjom. Aš pamenu, galiu papasakoti tokią irgi juokingą istoriją, kur 2008-2009 metai visi atleisti dviesi sėdim kambarys, taigi kyla idėja, ateina eilinis sell-side researchas, aliuminio kompanija Rumunijoje pardavinėja aliuminį Kinijoje. Prekiausi už 15 centų, kainavo $8. Nėra ką veikti, iš tų paskutinių, kurie likę sumetam, aš atsimenu, buvau, 2 metai, 2-4 metai dirbau, dar žmonai paskambinau, 300 litų įmetų. Pakilo iki 4, ta prasme, dolerių. Ir aš sėdžiu su tuo vadovu, kuris man tą idėją pasiūlė ir sakau, žiūrėk, tai jau, sako, ramiai, sako, nemirksėk, iki 8 laikų. Tai man pavyko išeiti ten prie 1,5, nes neužtenka nusipirkti, reikia ir parduoti. Tai aš tą ir bandau pasakyti, kad, ir kai tu tokius rizikingus eini, visi mes praeinam tą patirtį ir kai susumuojam po to, ir pats gali tikriausiai pajusti, po 20 metų, kai pakalbė, neišeina tų nusipirkti, nei tų roketų įmonių, kurios kartais kyla, nei dar kažko. Bet ko gero to negali išvengti, tik tai tą reikia limituoti, kiek tu ten tų pinigų taip sudėri. Tai labai įdomu iš tikrųjų, tai toks irgi pasakojimas. Čia aš kažkaip gali sakyti, žinai, ką tu supranti jaunas, čia galėjai į tą tipo edukaciją, atseit gal konfliktą. Bet, aš kaip sakau, taip, yra ten ta patarlė, kad kažkas mokinasi iš kitų klaidų, kažkas iš savo. Bet iš savo klaidų pasimokinti yra visada daug, tu daug geriau tą pamoką išmoksi ir taip, vieni galbūt nudegs tiek, kad net nebenorės tęsti tos veiklos, kiti kaip tik tas dar labiau paskatins, žinai, to ieškoti atsakymo. Aišku, turiu pavyzdžių, kurie 20 metų bando nulaužti sistemą, ieško atsakymo, bet ne ten gal, kur reikėtų jo ieškoti, žinai, vis dar bando nulaužti sistemą ir vis jos nenulaužia ir taip ir nenulauž greičiausiai. Jo, tai čia gal, tai jeigu tu nieko prieš, tai tą roboto dalį galim tada finišuoti ir pereiti. Mano siūlymas būtų dabar pakalbėti galbūt labiau apie investavimo vaiko vardu, nes kažkaip, sakėm, tema ir šiaip, kur lyg ir asmeniškai kažkiek vaikus bandėjai įvedinėti ar gal jau įvedėjai. Čia paminėjai, dukra grįžo, suprantu, investuoja. Tai kažkiek tą temą, nes man, kaip čia, aš ir mes su Luku ją kažkiek palėtėm,
Tai vienas dalykas labiau kalbėti būtent kaip, kadangi pats tą darai kažkiek ir su to dirbi daug metų ir bandai komunikuoti, tai galėtum pasidaryti kažkokiais principais, kaip tą darai, žinai, kaip pradėjot, ar vaikai kažkaip išreiškia susidomėjimą kažkurio momentu, ar tai buvo atėjo labiau už tave, žinai, kokie, tai dabar apie šitą aš norėčiau, kad jeigu galėtum pasidalinti savo kaip tėvo patirtim, nes daug čia šneka apie, žinai, finansinį švietimą, bet ir apie tai, kad gal mokyklose reikėtų, bet vis tiek nemažai to švietimo vyksta namuose ir tai jeigu galėtum pasidalinti kažkiek savo patirtim būti šitoj srity. Tai patikslinsiu dukra, kuri grįžo pilnametė, tai jau pati sprendžia, bet patarimo klausimą neturėčiau duoti, bet duodu. Grįžtant, ko gero, aš paimsiu jaunesniųjų, turiu tų vaikų ne vieną, tai dukros ir sūnaus, abu dar jauniai, vienam 9, kitam 14. Tai labai įdomus tas pokalbis, kai prasideda, tai labai nuo žmogaus priklauso. Mano dukra, jinai yra tokia, kuri labai investuoja į emocinį kapitalą, jinai nepamirš draugiai dovanos, kažką suorganizuoti renginį. Jai taupimas prasideda nuo to, kad, ko gero, nelabai patirtis man jinai negirdi, bet kai draugai naudojasi skaitmeninė taupyklė ar kažkas atsidarė indėlį, tada jinai ateina iš to socialinio tokio konteksto, kad aplink vyksta ir man įdomu, kas čia yra. Nes šiaip taupyti, nėra toks. Aš jaučiu tos du vaikų žiūrėjimus labai skirtingai. Nėra to tokio, viską išleidžiu, žiūrėsiu, kažkaip bus, ta prasme. Bet kai matau, kad kiti kažką daro, pasidaro irgi įdomu. Tai mes, jos kelionė yra grinai į taupimo produktus ir jei yra 14, jinai tos sprendimus, grįžtant dar prie teisinio reguliavimo, gali priimti pati. Sūnus, jam iš principo, mūsų pokalbis buvo toks, aš jam sakau, žiūrėk, jis kaupia, kaip tikras žirkėnas mažas. Jis ką gauna, tą deda į stalčių. Okay. Ir deda, ir kai vaikų gimtadienis jau daug pridėjęs yra, ir aš jam vieną dieną sakau, žiūrėk, jauniau, jeigu tie pinigai po truputį didėtų. Ta prasme, jie čia guli ir jie nieko nekuria, kartais mamai paskolina, kartais tėčiui, bet be palūkanų. Sakau, jie gali kažką kurti. Ir jam ta idėja, kad pinigas gali kažkuo virsti daugiau negu yra, pasirodė labai įdomi iš tikrųjų. Ir ką aš dariau su juo, tai aš irgi tam pačiam robote galima pasirinkti daug tikslų. Aš sakau, žiūrėk, aš kaupiu tavo ateičiai ir aš jį įtraukiu į tą procesą, papasakodamas. Tai aš darau tokius žingsnius, aš pervedu tokią sumą tavo naudai ir kaip tu norėtum, kad tai būtų, aš jam riziką perteikiau per prieskonius, aštrus, mažiau aštrus portfelis panašiai. Labai įdomu stebėti tą procesą, nes, tėčio iniciatyva, ko gero, tokiam procese yra palaikyti tą susidomėjimą, nes jis, pats nemato, tokios galimybės neturi vaikai dar investuoti pas mus Lietuvoje. Tai mes turime rutiną, kai aš jam parodau, kaip tam jo būsimam ateities portfeliui, kurį aš jam kaupiu, sekas iš tikrųjų. Ir tada mes tokį turim pokalbį. Ir paskutinis buvo, aš čia pusę metų toj kelionėj, sako, tėti, aš tą ėmiau pusiau aštrų, sako, aš dabar norėčiau, sako, paimk man aštrų, sako, nes ten nuo to, kas vyksta, jūs mato, tokia rinka dabar, kur norėtųs visiems, aišku, aštriai. Tai aš manau, mano tikslas yra jam parodyti. Bet jis pats tai pasakė, čia aš priel dažnai mato gal kažkokį pliusą, daug augo, tai iškart natūraliai yra tas, įsijungia godumas, daugiau norėčiau. Jis, nes kaip aš sakau, žiūrėk, aš kaupiu tavo išsilavinimui, mokslams, taip susirūpino ir tada, kai mes kalbam, sakau, yra tokie 4 portfeliai ir aš esu šitą pasirinkęs. Ir jisai tada, matyti vaiko irgi akyse, kad kai jis suvokia, kad tai kaupiama jam pasidaro neramu, kad gali nukristi iš tikrųjų. Bet kadangi paskutinis 6 mėnesius niekas nekrito, jam po krizė jau seniau buvo. Tada ateina kitas klausimas, žiūrėk, tai jeigu taip gerai. Tai mano toks, kaip edukacinis tikslas yra jam parodyti, kad tas dalykas svyruos, ta prasme, tai, ko mes siekime, ir parodyti, kad, ir tas alternatyvas, kad jeigu nesvyruotų, nes aš kaip papasakojau sūnui apie indėlį už 1,25 ir pasakiau, kad už 100 eurų po metų gaus 1,25 nesužavėjo visai. Tai nėra parametras, kuris jį sudomintų. Dėl to aš jį stumtelėjau investavimą, nes mes sprendžiam, ko gero, skirtingus klausimus. Dukra yra sukaupti, o sūnui yra tai, ką jis jau kažkiek sukaupė, kažko daugiau paversti. Tai tokia mano ta kelionė buvo, juos skirtingai įvedant ir aš manau, kad su vaiku labai svarbu pajausti, ta prasme, kur jo tas interesas, nes
taip ir gyvenime yra vieni medžiotojai, kiti yra tie tokie sėslesni žemdirbėjai, tai vieni labiau nori greitai žiūrėti, ką čia kur, kiti nori neprarasti. Ir tos tendencijos, kaip su suaugusiais, taip ir su vaikais labai jaučiasi. Tas rizikos tolerancija yra ir apie tai, kiek tau gaila, kiek tau skauda, kiek tu nori išleisti, nes šiaip įdomu, bet investavime labai, visi mes tą pirmą žingsnį prašokam, bet gebėjimas sutaupyti yra daug kartų svarbesnis negu gebėjimas sėkmingai investuoti, nes, ko gero, dar pakalbėsim apie knygas, man viena yra palikusi įspūdį būtent apie tai, nes tu gali, auginti savo išlaidas tokiu pat greičiu kaip pajamas ir tu niekad neinvestuosi. Tai tokia vaikų istorija. Man teko su vienas iš mūsų pirmųjų podcastų, dabar jau šitas, man atrodo, bus 60 jau, tai kalbinom Lina Banytę ir jinai apie tą sudominimą irgi sakė, ten dvi istorijos, kad, pavyzdžiui, kas gerai suveikia. Tai suveikia, kad turi būti kažkokia, vaikas kažkaip releitin, susietų. Tai, pavyzdžiui, vienam vaikui sakė labai gerai, kad į akcijas, ten, nežinau, žaidimus kūrė, ne, koks nors ten Sony ar kažkas žaidimus kūrė, jisai tuo metu ten žaidžia, domisi ir perki, kiek žaidimas kainuoja, tiek, aha. Įmonė uždirbo, žinai, nuo to žaidimo tiek, bet ir tu gali gauti dalį to. Per tą tipo, bet įmonės, o kitas buvo, kad tos sutelktinio finansavimo platformos, kad tipo, gali pasižiūrėti, kas skolini čia žmogui ar verslui, įdėsi, gražins, tai kur gali sakykime, pačiupinėti. Ir šnekėjom apie fondus, kad maždaug fondai yra vienas iš tų, kur tu kaip ir negali. Negali tai pasakyti, taip, ten tų įmonių išsiskleidė yra tūkstančiai, bet sunkiau suprast, kas ten yra po apačia. Tai neteko kalbėti dar apie ten tas specifinės kažkokias įmonės. Aš tokį kitą kampą turėjau. Tai žinau, šitas labai populiarus tarp tų idėjų, kaip tėvai vaikus įtraukia. Su įmonėm tas volatilumas labai didelis yra. Tai aš pasižiūrėjęs į 9-metį, ir man tai yra kaip, čia aš kaupiu jam ir jam tas irgi imponuoja, kad išsilavinimui, mokslui, universitetui. Ir tada aš jam bandau sukurti supratimą, kad pinigai gali uždirbti pinigus. Ta prasme, ir man norėtųsi nepatirti ten kokio 80% pokyčio su EA Sports ar nežinau kokia kita kompanija, kur labai daug reiktų pasakoti. Aš jam pačią mintį sakau, kad žiūrėk, tarsi, jeigu tu turi tik save, tai tu generuoji tiek, kiek tu gali generuoti. Ir labai, kas įdomu, investuojant, jam atsiranda tas santykinis suvokimas, nes kai močiutė ateina ir duoda 100 eurų už gimtadienį, jam atrodo čia normaliai. Ta prasme, kai jis pamato, kad per metus iš tų jo santaupų pavyksta uždirbti 8 eurus, toks suvokimas ateina, tai palauk, kokio čia tie dydžio tos sumos vaikšto. Ta prasme, kad, žiūrėk, padėjau į rinką, kurioje dirba daug įmonių, kurioje aš investuoju ir čia tokio dydžio skaičius. Tas absoliutus dydis labai svarbus, nes man atrodo, tai aš nesiryžau žengti į tą įmonių pasaulį, kad nenudegtų per anksti, nes dar nelabai supranta ir tikriausiai tas, man atrodo, rizikingas toks sprendimas, jo lab, kad tos ir... Čia turbūt labai gerai pasakyk, kokį įgūdį tu nori lavinti. Jeigu nori lavinti periodiškumą ir tiesiog, ta prasme, būtent tą labiau, kad atsidėt, periodiškai investuot, skaidant riziką, tą išugdyti įgūdį, tai tas, kad užbrisi ten ant tų akcijų, kurios aukštyn žemyn, tai turbūt visiškai skirtingi. Tas, jeigu paskirtite, nežinau, X pinigų sumą kažkokią nedidelę ir ten žaisk, tai su kažkokia nedidelė suma aš turbūt taip galvočiau, bet tas žaidimas jisai gali, visai kitus išugdyti, ne tik, kad kitą lūkestį sukurt gali, visai kitus sprendimus iššaukti, būtent, kad tada bandau ieškoti, čia gal bitkoinas, gal tas, gal anas. O šiaip apie, pavyzdžiui, sudėtinės palūkanas teko kalbėti? Tai toks kaip, teko, bet dar sakyčiau, kad tas suvokimas toks, neteina, ta prasme, kad palūkanos už palūkanas, vėl viskas grįžta prie tų sumų, kurias jisai mato, tai jos nėra tokios eilės, kad, kaip sakant, būtų... Aišku, kad jos padarė. Palūkanos apskritai dar tokia nauja savoka. Tai mes labiau žiūrim į tą gražą jo ir sakom, kad mes tik su sūnum kelionėje šitoj 6 mėnesiai, 7 jau gal. Tai dar toks. Bet man labai buvo įdomu, kad ateina toks
kai tu turi tą nuolatinę temą, atsiranda naujų pjūvių. Nu, gal ir padidinti man riziką. Aš laukiu kritimo labai, nes norisi parodyti, kad ta kelionė svyruojant yra. Ta prasme, tai irgi būtų pamoka. Ir ateina toks irgi susirūpinimas, va, tėti, tu čia man kaupi kažkokiam universitetui, tai, žiūrėk, nepridaryk ten nesąmonių kažkokių, toks, jis rūpinasi, kad jau atsiranda toks, kaip ir suvokimas, dėl ko tai vyksta, nes kaip tu sakai, pažaisti irgi galima ir ko gero tada jau reikėtų duoti jam pačiam pasibandyti, ko dar 9-mečiui neišeina padaryti. Ir čia galim prieiti prie to linksmojo klausimo. Linksmo liūdno, nežinau kaip čia, tai kaip investuoti tam nepilnamečiui Lietuvoje. Ko gero, čia tokia niša, kuri dar turi turėti savo augimo sritį, nes jinai tokia kaip neišnaudota tikrai. Aš gal truputį tokį kontekstą nešiu, tai tie vaikai, jie skyla į 2 grupės, iki 14 ir nuo 14, čia ko gero svarbu žinoti, kad to jau jaunystėje yra tie 2 pjūviai ir vaikams iki 14, tai iš esmės visus sandorius ir pavedimus ir taupimus ir indėlius daro tėvai, ta prasme, vaikų vardu. Ir procesas tenai yra dar sudėtingesnis ir gana teisingas, kadangi, norint tuos pinigus išvesti arba norint įsigyti reikšmingą kiekį vertybinių popierių, reikalingi įvairūs teismo leidimai, ne įvairūs teismo leidimas disponuoti vaiko pinigais ir su jais kažką daryti. Ir mes irgi diskutavom šiandieną su kolegė iš tikrųjų apie tai, kad tai yra ko gero tikrai geras reikalavimas, nes jis apsaugo vieną iš labiausiai pažeidžiamų socialinių sluoksnių, tai yra vaiką, kad taupyk, po to gal nusipirksi skalbimo mašiną, dabar labai populiaru. Tai iš tikrųjų tas toks, sakykime, procesas yra gana sudėtingas, bet įmanomas, tai tėvai gali investuoti vaiko vardu, gali kaupti kapitalą, yra numatyta, kad iki 10 minimalių mėnesio atlyginimų, kas yra grubiai 11 000, tos investicijos atliekamos, tada teismo leidimas, tada vėl jos kaupiasi iki 11 000. Tais atvejais, jeigu nori parduoti ar pervesti pinigus, tai turi gauti teismo leidimą, kuris rodo, kad tai yra nepilnamečiai, o ne, ne tavo asmeniškai. Ir tai nėra kažkokia unikali praktika, tas pats yra su nekilnojamo turto paskolom, kur gerėja. Kai tau tampa 14, tėvai tau duoda leidimą ir tada tu gali daryti sprendimus pats iš tikrųjų. Tai čia ko gero jau yra ta tokia vieta, kur žmogus jau gali savarankiškai investuoti ir atrasti tą pasaulį. Tai pas mus ta galimybė irgi yra interneto banke, tiek padėti indėliai, bet vėlgi, jinai dar neapima visų produktų, kuriuos norėtųsi, kad apimtų. Tai tą patį robotą dar nepilnametis neturi galimybės startuoti. Bet kad jam tos sąskaitos iš vis net netidarytų. Jo, ta prasme, jam reikia ir tie sandoriai atliekami skyriuje, nes reikia sužiūrėti tam tikrus dalykus. Tai čia, sakyčiau, yra niša visoje rinkoje. Aš nemanau, kad mes kažkuo labai išsiskiriam ar reikšmingai atsiliekam, bet manau, kad populiarinant investavimą, į ko gero ateina tas supratimas, kad reikia paraleliai populiarinti ir su tais naujais klientais, ne tik su tais, kurie jau daug metų taip ir nepasidavė populiarinimui. Aišku, tai čia man irgi kažkiek teko pasidomėti, aš tikrai nežinau, kaip yra, pavyzdžiui, su sutelktinio finansavimo platformom, ar ten irgi yra tie patys metai, ar ne, bet kas liečia vertybinius popierius, tai kaip tu ir minėjai, ir skambinau į kitą banką, tas pats 14 metų, taip, sąskaitą banko atsidaryti gali ten ir nuo 0, kortelė berods nuo 7 metų vaikui. Taip, nuo 7. Iki 14 metų visus sprendimus priema, reiškia, tėvai globėjai. Ir kas yra svarbiausia, kaip aš suprantu, kad tuos pavedimus pirkti turi vos ne gyvai teikti. Skyriai. Ne online, nors ir tą online turi, bet likti. Aš galiu klysti, bet kuriuo atveju tėvai teikia. Taip. Ir jo, kad tas 10 tų minimalių mėnesinių algų, irgi, kas yra 10 000, tai čia šiaip ir nėra jinai ta maža suma, bet kaupiant 10 metų ten netgi tos pačius vaiko pinigus, tai ten tikrai gali ta suma susikaupti. Jau vien tik įmokos realiai susikaups, nes dabar berods 125 eurų yra per mėnesį, tai čia jau gausis kokie 7 metai vien tik įmokos, o dar prieaugis, tai čia. Tai va, bet ir aš irgi dabar iš pradžių tai buvau, kad, sudėtinga. Ta prasme, kalbant apie investavimą vaikų vardu, tai pats turiu vaikų,
kai gimė dukra prieš 7 metus domėjausi, realiai investicinis gyvybės draudimas vaikam buvo. Vienintelis tas toksai produktas, kuris jau, gali sakyti, naudos gavėjas yra vaikas. Bet iš pažįstamų, kiek esu susidūręs, tai kas investuoja vaikų vardu, visi tą daro savo sąskaitą. Sakykime, aš ten nežinau, aš nežiūrėjau, bet realiai praktiškai, kai prasideda kalbos apie tai, kaip atsidaryti sąskaitą, kaip teismo leidimo reikia ir kaip pardavus irgi reikia. Ir dar nekalbu apie tai, kad o kas vyksta pardavus su GPM-u, tai kiek su pačiu protingiausiu ChatGPT šnekėjau, tai kaip ir atsakė, kad reikia deklaruoti ir susimokėti, bet tą daro lyg tai ne vaikas, o tėvai už vaiką kažkaip. Bet vėl, kaip, jeigu nėra praktikos, tai ir tada gali būti vėl visokių klausimų, bet be abejo reikia teismo sprendimo, tai greičiausiai net ir nepardavinėsi, gal ir gerai. Ir po to, kai taip žiūri, bendrai sistema atrodo gal ir logiška, kaip sakai, kad apsaugotų, kad labiau tai gal ilgalaikiškumą, bet iš user experience pusės, tai ir kaip tu gerai pasakai iš pradžių, fondai ten, vienu žodžiu, alfos, betos, tas anas, reikia, kad būtų simple, paprasta ir kad ne tie, kurie nori ir kad žino, kad reikia, kad nebūtų pagaliai kišami į ratus, bet taip, kad tai būtų saugu. Tai čia šitą vietą aš neįsivaizduoju, kokia čia iniciatyva pradėti ir realiai ką keisti, nes šiaip tasai puikusis asistentas šiaip pasakė, kad realiai daugumo Europos šalių yra tokia logika, kad dabar nepilnametis, jisai kaip ir negali, iki 14 dažniausiai, negali pats nieko, jokių sprendimų daryti, tai bet kuriuo atveju tėvai, bet jeigu jau sąskaitą atidaro ir tu gali skyrių teikti, tai kodėl tu negali online teikti? Ką man į tą skyrių eiti? Gal nereikia į skyrių eiti, tai jau lengviau, tai ten tą sąskaitą atsidaryti vieną kartą, Sąskaitą galima ir be skyrių susidaryti. Jo. Aš manau, čia tas segmentas, kuris, kaip natūraliai, jis grįžta į dėmesio centrą ir aš tikiu, kad jame bus pozityvių pokyčių. Manau, kas gali nutikti, dabar yra situacija tokia, kad pagal Lietuvos įstatymus tas turto dovanojimas savo vaikams jisai nėra apmokestinamas. Tai jeigu tas pasikeistų, natūraliai tai galėtų paskatinti, kad galbūt reiktų tada tiesiogiai vaiko vardu, bet čia vėl su mokesčių kontekste klausimas, ar tai iš esmės turėtų įtakos, nes jeigu ten kauptųsi pelnas ir mokėti reikėtų, tai bet tada vaikas investicinę sąskaitą gali tada turėti ar ne? Ta jau tikrąją, mokestinę, Ar ne? Nelikt dabar, neparašyta apskritai apie tai, ar gali ar negali. Parašyta turbūt, kad nuo 18, neparašyta aš nuo 18, bet iš principo turbūt pilnamečiams tai investicinė sąskaita yra. Tai jo, čia jau techninė ta dalis yra, bet be tos yra ta jau tokia, sakykime, kaip bendrauti, kaip perteikti ir turbūt ką galim būtų iš tavo visos patirties išsinešti ne tik apie vaikus, bet ir apskritai apie investuotojus, kad tie žmonės, kurie galbūt nežino ir nėra perskaitę 20 vadovėlių, kad negalvotų, kad jie negali paaiškinti, nes nereikia tų visų stebuklų aiškinti. Užtenka labiau apsiriboti tais, kad išlavinti įgūdį kažkokią sumą atsidėti, periodiškai investuoti. Ir tu paminėjai labai vieną tą įdomų dalyką, kad net tas akcijų atrinkimas yra ilgainiui svarbu, o tas periodiškumas. Tai galėtum paplėtoti, kodėl tu taip sakai? Aš iš tikrųjų kaip manau, kad mes ir jūs daug kartų esate minėję, tai sukurti ten tą grąžą 1 ar 2% didesnę yra be proto sunku. Ir tikriausiai daugumai čia klausančių tai nepavyks galiausiai. Nieko neišeišė. Spoiler alert. Jo, bet padidinti grąžą, padidinant savo taupimo normą, tikriausiai daugeliu iš čia klausančių pavyktų tos metai. Tai mano toks, aš visada sakau, aš tokią analogiją dažnai sakau, kad aš, pavyzdžiui, mėgstu žvejoti. Tai ROE ant žuvies, kurią pagaunu, yra labai žemas. Nes, ta prasme, investicijos ne per vieną galą net perka to rezultato. Bet yra emocinė dalis, kuri tenkina. Tai jeigu žmonėms tai yra hobis, viskas gerai. Bet jeigu nėra hobis, tai ko gero tą verta įsisavinti, kad yra labai, 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 labai konkurencinga rinka
kurioje, nu, aš darbė susiduriu ištisai su ta situacija. Atbėga žmogus ir sako, tu žinai. Sakau, žiūrėk, nu jeigu tu žinai, sakau, tai ir aš žinau, tai visi žino. Jau nebe naujiena. Jam atrodo, jisai perskaitė Bloomberg'e, jo žmona neskaito Bloomberg'o, jo artimiausias ratas neskaito, jisai vienas tik tai žino, ar ne? Ir tada sėdi Londone visas padalinys su dar dirbtinio intelekto įrankiais, kurie dar tikriausiai prieš paskelbent apie sausrą jau žinojo, kad jinai bus. Tai aš visada sakau žmonėm, kad jeigu tai kelia kažkokią kitą vertę, kuri yra, nu, tai įsitraukit, skaitykit. Bet mano patirtis buvo, nu, aš irgi galiu pasidalinti, aš kai 8 metais atėjo ta krizė, buvo milijonai gerų kompanijų. Nu, ant kiekvieno kampo. Pasidariau aš tą portfelį iš 20 kompanijų tam regione, kurį kiaurai žinojau. 2010 mano ketvirčio pabaiga atrodo taip, 20 reportų vakare ir aš skaitau juos. Žiūriu, tikrinu su savo to free cash flow modeliu Excel'yje, koks tas mano DCF'as, target price. Ir tu tada vieną dieną, nu man toks buvo jausmas, atsimenu, vat sūnus pabeldžia į petį, ten kažką sako, aš jam sakau, žiūrėk, pas mane dabar vyksta finansinės nepriklausomybės kūrimas iš tikrųjų. Ir kai pasižiūri po to į tą savo portfelio dydį, jau pasidaro jokinga, o kai po to pasižiūri po 5 metų, kad neišėjo net ir tuo metu NVS akcijų fondo aplenkti, pasidaro ir gaila, nes vaikai užaugo, ta prasme, jie nebebeldžia tau po 4 metų per petį. Jo, sako, jau tėvai praleidė, tai aš kadangi turėjau, nu, aš turiu šeimą 4 vaikus, tai pamačiau, kokia ta kaina ir kita yra vaikų, laisvalaikio. Ir man pasirodė jo, kad ko gero, jeigu kiekvienas specializuotųsi tame, ką daro ir nepamestų tos gebėjimo, nes aš labai advokuoju, vat ir sūnui sakau, gavai gimtadienio, sutarkim pusę investicijoms, tarkime, tavo galėtų būti, ar santaupoms, ne investicijoms atveju. Tai tu turi, kai praėjai gyventi geriau, nepamesti gebėjimo taupyti, ta prasme, to pačio procento ir tada tai yra ta vertė, kurią tu gali sukurti, o visa kita, nu, tai yra pramoga, jeigu jinai tau yra pramoga. Tai aš labai tą reguliarų investavimą akcentuoju ir juo tikiu, nes nu, niekas nežino. Ta prasme, niekas nežino, yra, kaip ta rinka vystysis ir jinai įtakojama vis daugiau veiksnių. Tai ko gero toks bendras patarimas ir man tikrai smagu yra, kad nu, investavimo entuziastų daugėja, bet reikia labai atskirti tą skill ir luck. Ir man atrodo, čia yra labai labai daug painiojimo tarp tų dviejų dalykų, nes žmonėms atrodo, kad kai sekasi, tai yra įgūdis, o ne laimė. Tai dabar labai gerą palėtį ir čia gal net ir pati įdomiausia laidos dalis bus. Čia jau galim pašnekėti tada, jeigu tu gali kažkiek apie tavo patirtį ir, nu, aš dabar taip, žinai, 20 plus metų gyveni šitoj. Nu, iš tavo kasdienis duona, darbas, investuoji, kaip suprantu, investuoji, ir 20 įmonių turėjai ir kažkaip. Nu, tai kokios buvo tavo pamokos? Galėtum gal papasakoti strategiją? Nu, ar turi visgi tą kažkokį ten 10% portfeliuką, kur biškai paspekuliuoji, dėl, kitiem reikia to azarto, žinai. Tai jeigu gali pasidalink, kaip tu darai, nes čia, žinai, iš vienos pusės sėdime, šnekam, kad, aplenkti rinkos neįmanoma, tai ką, tiesiog kas mėnesį investuoji į kažkokį tą robotą, portfelį ir viskas. Nu kaip, tu prasme, aš apie tą investavimą tokį irgi turiu, nežinau, jeigu pasižiūrėti, kas yra gera mityba, analogiją pateikčiau, tai yra tokie paprasti vieno ingrediento produktai. Bet reikia prieskonių, ar ne? Reikia kažkokio nukreipimo. Prasme, aš nenoriu pasakyti, kaip visada žmonės, kai jie gauna tą tokį binarinį atsakymą, juodą arba baltą, susikuria toksai, kažkokia priešpriešai iš tikrųjų. Tai nėra nieko blogo turėti ten 10% portfelio ar kažkiek, idėjom, kurias turi. Aš turiu, mano tiesiog, kaip pasakyti, čia yra kuo daugiau žinai, tuo darosi sunkiau. Nes pradžioje labai aišku. Sužinai nedaug ir viskas aišku būna. Po to, kuo daugiau žinai, tuo mažiau darosi aišku. Aš tą savo kelionę, kaip žiūriu, iš tikrųjų, jinai tokia volatili buvo. Tai aš, kai dirbau su investicijų valdytojais, tai vienas skaito knygą Trading for a Living, kitas Technical Analysis, trečias dar kažkokia. Tai tau tas pirmas etapas, tau atrodo, trūksta žinių. Tu žinosi, tuos visus, kuris tenai slenkantis vidurkis, kurį kerta, per kurią vietą kerta, kad jau tada viskas aišku. Ir aš praleidau, ko gero, 5 metį labai konkurencingoje, labai įdomių žmonių aplinkoje, labai daug perskaičiau, pabaigiau CFA mokslus, atrodė, dar jau bus aišku. Ir tada tam tikram taške tu supranti, kad, ta prasme,
gali tikriausiai nueiti į labai sofistikuotą lygį, bet tai yra be proto sunku. Nu, kaip tapti olimpiniu čempionu, tarsi daug kas bando ir tikriausiai patys tas kakliausiai nueina. Ir tada supranti, kad kažkur yra ta riba, kur tu vis daugiau investuoji į žinias ir vis mažesnę grąžą iš to gauni iš tikrųjų. Tai aš tada tokiu pagal geriausių principų savo santaupų portfelį susiformavau, kad kur tau duoda nemokamą grąžą, ten ją susirink. Antroji pakopai davė. Buvo laikai, kai trečioji pakopai ketvirtį pajamų galėjai įdėti. Tai jeigu tiek pajėgiai įdėti, tai kitkam sunkiai likdavo iš tikrųjų. Tai tu ir gaudavai ten GPM 33 buvo, jeigu dar tokius laikus pameni, tai ten, kur ta. Tai tu konstruoji pirmiausia, ir ta pati CFA mokykla sakydavo, susirink visas paskatas, kurios aplink tave sukasi. Tai mano portfelis, o jau susirinkus tokius produktus, tu natūraliai turi tą global, diversified ir visą kitą. Ėjo rinka per savo, bet nusistovėjo. Ką aš dabar darau iš tikrųjų, tai 2009 metai aš turėjau tokią seną svajonę, nes tu kai skaitai įvairius tyrimus, kaip ir tu skaitai, aš žinojau, kad yra tokie 4 driveriai vertės: value, emerging markets, small capai ir šitie 3 gal pagrindiniai iš tikrųjų. Ir man visada neištėjo pasakyti portfelį, tokį iš šitų, nes jie long termui, jie outperformina 1-2%. Tai value tik šiemet pradėjo. Atsigaudinėti. Nors prieš kai pradėjau, buvo 20 metų atsilikinėjo, bet emergingai irgi tik pradėjo. Small capai dar nepradėjo. Tai ką norėjau pasakyti, kad man 10 neištėjo ir aš nukrito viskas, galvoju, dabar kitaip. Ir aš susidėjau tą ir šalia pasidėjau tą Vanguard. Ir kiekvienais metais pasižiūrėdavau, ten po 33, o čia 100. Tai to Vanguardo taip ir neaplenkiau. Pernai buvo 25 metai, kai aplenkiau, bet kadangi metodiškai skaičiuoja, tas gapas yra toks didelis, kad geriau būčiau niekada to nedaręs iš tikrųjų. Tai man tik dar vienas bandymas, aš daug visokių esu daręs, gal aš nesu tas olimpinis čempionas, bet man atėjo supratimas, kad tai be proto sunku ir dar vienas dalykas, kuris yra, neužtenka laiku nusipirkti, reikia laiku ir parduoti, nes ta dilema, kurią pasakojau, nuo 15 centų iki 4 pakylį, yra beveik neįmanoma prie 3 parduoti ir prie 2, nes tu galvoji apie 8, tu galvoji apie korekciją, tu galvoji, tai man atrodė, kad aš tikiu visgi, kad paprasčiau yra turėti tą global portfelį ir tiesiog dabar esu apsistojęs. Ir jau, manau, nebebandysiu ieškoti kažkokių ten Rheinmetall, dabar populiarus ar dar kitas. Man atrodo, kad aš jau savo tuos patyrimus turėjau, pakelimus irgi turėjau. Istorijų vakarėliams turiu, vaikams turiu, kuriems reikia papasakoti apie tai, kur ten pavyko kartais, o kur nepavyko nieko, visas tas bagažas yra, bet sumoj ir tam savo bendramžių rate pasižiūriu, tų 20 mečių yra čia daug ir pas jūs kalbėjusių žmonių, matau tą pačią išvadą, kad visi jie ten kieti, bet galų gale prieina tą tokį išvadą, kad jie būtų nesiblaškę labai, būtų labai panašiai išėję iš tikrųjų. Tai kam ko reikia, nes tai aš sakyčiau, mano toks supratimas, aš vis nukrypdavau ir vis grįždavau, bet tie global portfeliai, ko gero, mano pati sėkmingiausia investicija yra 3 pakopa, kurią pasirinkau, ten nėra jokių kitokių variacijų, savo agresyviausią fondą ir niekad nebuvau nesupraleidęs ne mėnesį investuodamas ir dabar, kai ją žiūriu, tai ką skaičiau knygose, matau vykstant realybėje, ta prasme, kad pradeda tas compoundas veikti ir duoti grąžą iš tikrųjų. Jo, bet čia tas ir yra, kad tu turbūt tą darai ten, netoli 20 metų. Taip, besustai, ir tada, Ir kas yra, bet vis tiek ir pergyvena ir tą krizę, ir, tai reiškia, jeigu 3 tai nebuvo, kad valstybė nukatino ten, tam dugne, kai reikėjo pirkti. Ir vat, čia, tavašne, kad tik tai nuo ten tų 20 įsijungia grubiai tai, kad tavo uždarbis jau pradeda viršyti tavo įdėtą sumą ir tada nuo tos dvigubai didesnės sumos, reiškia, ir tos grąžos jau labai, labai gražėja viskas. Supratau, tai iš esmės periodinis taupimas nuo padidėjimo pajamų atsidėk pusę. Šitą man, pavyzdžiui, aš šitą perskaičiau to Bodo Šaferio knygoje prieš turbūt 20 metų ir aš turiu tą knygą ir buvau net pasibraukęs tą vietą ir ne visą gyvenimą tikrai nepavyko visada taip daryti, bet, pavyzdžiui, jeigu dabar yra ten, įsivaizduokim, ten kažkoks, bonusas ar ten kažkokį gauni, kažkas premiją gauna, kažkas gal ten palikimą gauni, tai pusė sumos tokių nereguliarių pajamų yra tiesiog automatiškai, ne tai, kad automatiškai, bet
ten keliauja, o tada jau su kita pusė gali diskretiškai žiūrėti, kur tu nori ten, ar investuoti, ar pasidengti paskolą, ar ten kažkur išleisti gal atostogom kažkokiom, kuriuos labai svajojai. Tai va. Bet tai noriu pasakyti, dabar nebeturi Rheinmetallio ten ir kažkokių, turiuomenį specifinių vardų. Ne, viskas, ta prasme, ta tema kaip ir, aš tiesiog pamatau, kad, tai yra didelė, tu turi sekti. Aš galbūt esu to seno tokio mąstymo, man svarbus fundamentalus rodikliai, man svarbu suprasti vertę, man svarbu, tai tada, kai tam reikia sekti situaciją, nes yra specifinės situacijos, ta prasme. Tu negali tik pasakyti, aš pamenu tokį legendinį pokalbį su kolega, kuris sako, žinai, Tesla, sako, turi baterijų, sako, unikalią technologiją. Sako, žinai, Delfi perskaičiu. Tai visi žino, kurie investuoja, tai dėl to nusipirkau Tesla. Ir jam pasisekė, jinai pakilo, jisai buvo labai geras. Bet nebūtinai dėl to, nes dar tada klausimas, o kas parašė Delfi? Tas žmogus, kur parašė, jis susigaudo apie tas baterijas, nors ar jisai tiesiog išvertė iš vokiečių kalbos kitą straipsnį, kur nelabai ten vertimas gavosi. Bet aš noriu pasakyti, kad aš tiesiog pagalvojau, nes yra labai irgi įdomus dalykas, tas sudėtinių palūkanų, tu gali pradžioje sužaisti, man atrodo dar toks, aš irgi galvoju, aš draugą turėjau tokį bendrą kursį, tai čia gal truputį irgi yra tas asmenybės tipas, tarkime, jis yra nenugalimas medžiotojas, ta prasme, jis buvo ir į ūkį investavo, ir į snorą, viską prarado, ir vėl atsistatė, ir vėl investavo, ir vėl prarado. Tu, žinai, nušovei mamutą, fiestą turėjai, po to, pabadavai, vėl kitą nušovei. Tai yra gyvenimo būdas. Ta prasme, tu nuolat rizikuoji, nuolat ieškai galimybių, tada tau gali pavykti. Jeigu tu esi to žemdirbio tipo, kuris, kartais iššoka, pavaro ir grįžta, nesigauna. Tai aš pajutau, kad aš nesu to nuolatinio medžiotojo tipo, kad ištisai betinu, skaitau čia šitas. Man norisi, kad aš jau kitą sprendimą darau, aš 80% neprakalu, o tai nuolatos nutinka. Tai man sumoja nesigauna, tai bet manau, kad yra žmonių, kurie savo prigimtimi, jie nuolat rizikuodami galbūt ir sukuria. Bet jiems dažniausiai to reikia, jiems reikia to azarto. Ir aš jau palyginimą, kaip yra, pavyzdžiui, vieni žmonės, kurie, tarkim, verslą daro. Ir mašinas varys, ir ten nesigaus, tada augins kažką, glutės pardavinės, ten gėlės varys. Viską bando ir kažkas galiausiai ir paeina. O kiti pasiema vieną, atsidaro restoraną, eina ištisai minusą, bet vis tiek restoranas ir gyvenimą visą darys tą. Tai yra, ir kodėl jis tada kito nebando? Tas tai, žiūrėk, čia tą ir trečią padarė, žiūrėk, ir kažkas gavosi. Čia žmogaus jau tada yra tipažas, aišku, galbūt gali keistis, bet keistis tu turi perlipti tas per save. Kaip tam pirmam varyti stabiliai vieną neįmanoma, nes jeigu nemato čia ir dabar rezultato, jam nebeįdomu ir jisai daro kitą. O kitam gal to, sakykim, stabilumo reikia, jisai sako, aš skaičiau, kad dar ilgai darai, reiškia paeisi. Bet jeigu tu pasiemi, kai aš šitą irgi esu nekartą girdėjęs, jeigu ilgai darai, tai galiausiai rinka, žinai, atpažins. Bet jeigu tu esi smingančių rinkai, jeigu rinka traukiasi ištisai, tai būk tu pats geriausias, žinai, bet, būk tu pats geriausias buhalteris, kuris skaičiuodavai su tais ten, žinai, tai tik į muziejų, žinai, tada. Bet tas yra, bet kai mes su tavim kalbam, dabar mes gyvenam, aš kai pradėjau karjerą, atsimenu, pati paprasčiausia strategija būdavo kaip outperforminti. Šortinė Amerika, ilginė Europą ir 10 metų veikia. Dabar pasikeitė visiškai priešingai. Dabar atvirkščiai. Tai tokio, nes aš, toks, man sakau, tokių iš tų socialinių, aš labai mėgstu tos elgsenos eksperimentus, tai vienas yra labai patikęs irgi, kur sustato daugybę žmonių, 10 000, liepia jiem monetą mesti. Prasuka 7 iteracijas, ten baigia 5, išmetė 7 kartus monetą. Ir tada 2 tokios įdomios detalės yra. Pirma, jų klausia, kaip jums pavyko, ir jie visi turi paaiškinimą. Vienas nesiskuto, kitas ten, žodžiu, supainioja sėkmę su įgūdžiu, akivaizdu, bet antras įdomesnis irgi toks liūdnas, sako, tai kokia tikimybė, kad vėl iškris monetą. Ir visi duoda labai mažą, nors jinai tokia pat, kaip buvo, taip ir liko. 50% reiškia, tu nesupranti, bet laimėjimo prisėmi savo. Ir tas rinkoje, aš ko gero, tą mintį visada turiu. Jinai turi tą savybę, kad tu gali ateiti su visiškai mažos tikimybės
statymu, kuris yra nelogiškas vis, bet ar gali pasisekti. Ir ta prasme tik svarbu nesusipainioti, nes jeigu tu daug kartų tokius darysi statymus, tu baigsi, kai būna tose reklamose, CFD ar ne, tradingas 8 ar ten 7-5% pradirba kapitalą iki 0 greit. Tai čia tas pats, tu prasme, ta rinka tuo žavi, kad bet kokia idėja turi tikimybę realizuotis, jeigu ten jau visiškai nesąmonė. Ir kartais ant didelės masės realizuojasi, kaip 7 kartus gerbas. Bet tai nereiškia, kad tu pataikiai kažką nuosekliai. Tai va, kartais gaila, kartais, nes... Ja, čia aišku, dar gali sakyti, prisideda tai, kad, žinai, tas paima tas 1 iš 1000 ir kažkokią formą, ar jisai pats, ar ten žiniasklaida, ar šiaip, tai iškelia, kad čia, va, kaip sakai, nesiskutau, ten žiūrėjau per debesis ir va. Tai ką, tai pabaigai aš turiu tokių blitz klausimyną. Aš, juokauju, bet šiaip gal tokie užsitvirtinimai labiau. Tai ką tu rinktumės, ETF-us ar pavienės akcijas? ETF-us. O šiaip, ar tik ETF-us investuoji, ar ir į fondus tam tikrus? Šiuo metu tik į ETF-us. Pensijų fondai. Pensijų fondai kaip kategorija, žinai. Kaip čia, pasyvus ar aktyvus investavimas? Pasyvus. Koks tavo manimų yra didžiausias mitas apie investavimą? Kad galima aplenkti rinką. daug dirbant ir šitą aktyviai valdant. Vis dar daug žmonių taip man. Man patiko, aš nesimenu, Fidelity ar kieno tyrimas buvo, kad geriausius rezus, jie padarė savo klientų tyrimą, vien žodžiu, ėmė klientus ir kas geriausiai performino. Ir buvo arba miręs, arba, vien žodžiu, pamiršęs prisijungimo kodus. O mirę buvo patys pelningiausi. Tik aišku, čia po to juokas buvo, žinai, tie, kurie turėjo nusipirkę tenais Rusijos akcijų ir mirė, nebūtinai. Čia amerikiečius, žinai. Tai vat irgi, aš dabar pastebėjau su Amerika labai daug, kad tie žmonės, kurie pradėjo investuoti prieš 5 ar 10 metų, jie natūraliai nuėjo į JAF rinką, nes tuo metu jinai performino. Kaip mes galbūt ėjom į NVS regioną. Man irgi, Serbija, Bulgarija, vaikyti, ten buvo. Bet mes nuėjom tenais irgi dėl to, kad tuo metu tai buvo ant bangos. Ir vat, kai dabar, žinai, ten matai, tarkim, Reelsas kokio nors veikėjo, aš čia skaičiuoklės tai rodo ir 15 metinių, žinai. Kodėl? Ir ten kažkas parašo komentarą, kad 15 metinių, gal čia nerealu imti. Ir jo komentaras yra, ką reiškia nerealu, taigi va, čia yra, aš rodau mano 5 metų rezultatai, čia 15 metų, čia yra normalu, tai aš tiek pasiekiu. Bet tai, žinai, yra ciklai, yra 15, yra 0. Ta prasme, tai vidurkis yra labiau 9, tai gal su vidurkim, ko nesu pastarųjų, vienu žodžiu, tai va čia... Bet čia tas įdomus, kur paminėjai, aš irgi mėgstu tą tokią mintį, žmonės, jie tą 8-9 prisiriša, jeigu prisiriša, bet niekada taip nebūna, būna arba virš, arba po. O to nėra lengva suprasti iš tikrųjų. Ir jo, tie va tokie, aš mėgstu tokį, kaip turėti atskaitos tašką, aš atsimenu, kai irgi Norvegijai mokėmės, man labai dėstė tokia mintis įstrigo, jis sako, žiūrėk, ta įmonių ilgalaikė grąža, ta vadinamoji net margin, grynoji pelno marža yra apie 80. Ir rinkos yra tokie, nes tie du dydžiai, jie neegzistuoja kažkokiai paraleliniai erdvėjai. Tik tai akcijų rinkoje yra daug prognozavimo, kur nebūtinai pataiko, dėl to sviruoja visi tie reikalai. Ir tada žmonės ateina, kaip ir kalbėjom, ir staiga sako, tu žiūrėk, gali nusipirkti fondą, kuris moka ten po 15% dividendų metį. Aš suprantu, čia nedaug, po 100 moka, bet po 15. Ir tada, tu turi turėti tą tokią skaitos tašką. Tai gerai, tai jeigu įmonė uždirba po 10, iš kur mokės po 15. Gali būti atskirų metų, gali būti atskirų, 5 mečių, bet tai nėra tvaru. Tai labai norisi irgi tą tokį supratimą, kad žmonės tą skaitos tašką turėtų, ta prasme, nes yra daug ir skausmingiau, tai visokie finansiniai, dabar nusikaltimai susiję, tas sukčiavimas, ar ne, kur sako, čia pervesk, čia kažką kasim, iškasim, po to atgal nepersiusim, jo, užkasim tave. Tai viskas ateina iš to tokio bendro supratimo, tu turi tokį realybės turėti suvokimą, kad yra kažkoks vidurkis, aplink kurį vyksta veiksmas, kartais labai smarkiai nukrypsta, kartais į kitą pusę. Bet to tokio sveiko supratimo jo reikia, nes stebuklo nėra. Tai... Jo, bet mes čia du esam, kaip čia jau turbūt tie, kaip čia vadinasi. Žodžiu, jau senoliai ir imam kažkokį ilgalaikį vidurkį, o yra kurie ten 3-5 metus, kur jiems atrodo, kad jie jau čia yra daugybę metų rinkoje
Ir tas periodas buvo gerokai didesnis, jau nekalbu apie tai, jeigu ten investavo 3 metus į kokį Nasdaq'o 3X ETF, kur ten galbūt 30 metinių buvo, žinai, ar ten 40. Ir čia atrodo normalu. Tai mane tas truputį gazdina ir aš visada sakydavau, tas visada tai buvo po 8 metų krizės, buvom ten, tuo metu, kur aš dirbau, buvo tam tikrų įvykių nemalonių. Bet jie visada kildavo iš to netinkamų lūkesčių, ta prasme. Arba, ten, tarkim, tu kaip konsultantas ten nupieši kažkokias puikias prognozijas pagal gal pastarąją istoriją. Arba visai ateina ten įsivaizduodamas, kad čia tas tęsiam, žinai. Ir po to be abejo gali kilti ten teisiniai, kokie gali grasinimai, visko gali. Tai va, bet tas lūkestis, tai reiškia, kad jeigu žmogus ateina su netinkamu lūkesčiu, automatiškai kažkurį vietoj įvyks nusivylimas. Dabar kaip tai materializuosi, ten kiti klausimai, bet tai dabar lūkestį man patiko, aš turbūt gal pirmą kartą paminėsiu tą knygą, viena iš geriausių knygų, kurią skaičiau, yra Antti Ilmaneno Expected Returns. Jisai dabar dirba Brevan Howard, tai vienam iš didžiausių hedge fondų Europoje, dabar pas EQR Amerikoje. Bet vienu žodžiu, ten, jisai labai gerai pasakė, savo, kaip tu gali prognozuoti, ne tai, kad prognozuoti, ko tikėtis, kaip susiformuoti savo lūkestį grąžai. Standartas, ką žmonės daro, tai yra, ima 100 metų vidurkį ir sako, JAV akcijos 10 metų. Tai čia yra vienas, jisai yra paremtas sakykime, praeities rezultatų ir jisai, nėra geras prognozatorius. Nebent tu investuoji 50 metų į priekį, tada tas average'as išsilygina. Bet jeigu tavo investavimo horizontas yra iki 10 metų, ar ten iki 20, tai realiai, kad yra tasai ex ante returns, vadinamas, kurį tu darai pagal dabartinius valuationus. Tai tiek obligacijom, tiek akcijom, tiek NT, tiek, yra tų modelių, bet vienu žodžiu, tai kaip pavyzdžiui su akcijom yra elementarus tas pats primityviausias pagal valuationus, tai dabartinius įverčius. Jeigu įvertis yra vidutinis, tai tu gali tikėtis tos vidutinės grąžos. Jeigu jis yra virš, tai tu ateities grąžą turi mažinti, jeigu yra žemiau, tu turi didinti. Tai jis irgi nėra 100%, bet tyrimai ir istorija rodo, kad jisai geriau pataiko tą ateities grąžą, negu tiesiog tas average'as. Tai ir sakau, dabar mes visi žinom, kad ten tiek pasaulio, tiek JAV akcijos yra virš įverčių. Tai jeigu istorinė grąža buvo 9, o dabar yra virš įverčių, tai galbūt 7 ar 6 labiau tikėtina, bet ne 15, kiek buvo per paskutinius metus ir kas lėmė tas brangias akcijas. Bet čia jau galbūt šitoj dauguma ir pasimetė, apie ką mes čia tipo. Bet mintis labai, tai grįžimas prie vidurkio iš esmės, paprastai sakant. Ir ilgą laikotarpį. Nes kaip tu sakei, maržos ir ten pelnai jie susiję, tai aišku, Amerikoje niuansas yra tas, kad tos maržos yra dabar istoriškai 14, 14, kai istoriškai buvo 7. Taip. Europoje jos mažesnis, bet kai tu matai per 15 ar 10 metų kainos pakilo dvigubai daugiau negu pelnai paaugo, ir šitą dar vieną mačiau LinkedIn'e postą, kur bandė paskaičiuoti per paskutinius 10 ar 15 metų JAF įmonių EPS-as kaip augo, pelnas akcijai. Taip. Tai jisai augo labai gerai, bet jeigu išimi buybackus, tai tipo pelnas akcijai neaugo. Aišku, tos buybackus daro irgi iš uždirbto pelno, bet toks labai įdomus man buvo, žinai, tai jeigu tipo nesupirkinėtų akcijų, tai tipo EPS-as jisai nebūtų augęs. Tai čia, kaip čia suprasti, tai nėra taip stebuklų tada, žinai. Bet aš tik tai irgi galvoju, kad tie naratyvai jie įsitvirtina, ką tu minėjai, aš irgi iš tos patirties paėmiau. Niekas neprisimena, kad prieš 90-ais Nikkėjus buvo didžiausias market cap dalis, ar ne? Pasakytum, kad Japonija buvo didžiausia rinka. Ne, arba tas klasikinis pavyzdys, kad S&P top 10 kompanijų po 10 metų niekada nebūna tos pačios, ar net sunku įsivaizduoti, kad Apple nebus, ar kažko nebus, ar ne, bet tu tos istorijos, kai turi, tai tas grįžimas prie vidurkio jis nėra netikėtas, bet matysim. Žiūrėsim, gal bitkoinas milijoną kainuos, o į bitkoiną investuoji? Ne, aš investuoju tai, ką suprantu, o ko nesuprantu. Aš taip galvoju, investicija ir visiems aiškinu, nes dažnai ginčiuosi dėl to termino, kur visi ten investuoja į skalbimo mašinas, atostogas. Man tai yra tai, kas turi aišku vertinimo pagrindą. Aš nežinau, kaip įvertinti bitkoiną. Ta prasme, jeigu aš matau akcijų rinką tam tikram lygiai, aš turiu ar kompaniją, aš galiu pasakyti, kur jinai man stovi. Ta prasme, minuse, pliuse, tos kažkokios tariamos vertės. Šitoje vietoje aš nežinau skaitos taško. Jis gali kainuoti 80, jis gali kainuoti 8, jis gali 8 milijonus. Aš neturiu kompaso. Tai man... Nenori turėti tiesiog tokio kaip, to jeigu paės, tai turėsi.
Nu, Po to nereikės ten vaikam aiškinti, kad kodėl nepirkai. ne, nu aš jau nusistovėjau tą filosofiją, kad nebenoriu, nes kai nedaug turi, po to neproporcingai reikia tų pastangų, tai nusuka galvą, neturiu vilties to daryti. Ir turbūt pats paskutinis lengviausias klausimas, tai knygos rekomendacija, jeigu galėtum, kokia knyga tau, aš nežinau, didžiausia įtaka, šiaip geriausia, kurią perskaityti. Aš gerą 2 gal norėčiau tai paminėti, bet jos labai tokios, viena tai tikrai sena knyga, bet jinai, manau, abiejos suformavo mane, jos nėra paskutinės tokios, bet viena tai, kai toj pačioj Norvegijoj studijavau, reikėjo pasirinkti tezę, iš tikrųjų, apie ką rašyti savo bakalauro tą tezinį darbą. Tai Malkelio knyga klasikinė Random Walk Down the Wall Street, pasižiūrėjau, 13 leidimas jau išleistas, vis dar gyva knyga, vis dar updatinama, tai tikrai rekomenduoju, esu ją ne vienam žmogui ir dovanojęs, ir sūnui, kuris jau pradėjo tą kelionę sudavęs paskaityti. Gera knyga, nesu skaitęs 13 leidimą, aišku, bet tada jinai man tokį suteikė supratimą, aišku, efektyvi rinka, bet Malkelis sugeba papasakoti ne tik apie aš pamenu, man labai stipriai įstrigęs, žmogus jisai jam atrodo, bet jis nepasitikrina su faktais. Pavyzdžiui, krepšinėje tas buvo tuo metu toje knyga prašytas karštos rankos sindromas. Žiūrim, Žalgirį ištisai. 3 įmetė, 1 įmetė, 3 dabar jau kris šiandien, ar ne? Toks yra komentatorių klasikinis, arba ten paėmus skaičius nėra tokio dalyko kaip karštos rankos sindromas. Bet, tau sutapus aplinkybėm atrodo, kad jis toks egzistuoja. Įmetė 1, mes visus, neįmetė 1, nei mes, nei vieną. Tai man ta knyga tokį suteikė perspektyvą, aš po to parašiau darbą apie tai, atsimenu, Lietuvos indeksus nagrinėjau, neefektyvus buvo. Tai toks įdomus dalykas ir tikrai siūlau pavartyti, nereikia gal visos perskaityti, bet ten tokį pamatą suteikia apie tai, kur tas mūsų. O kita yra tokia netipinė knyga ir irgi taip, ko gero, tai yra toks Thomas Stanley parašęs knygą. Yra įvairių jų milijonieriaus mąstymas, milijonierius kitapus next door, nepamenu, kaip kaiminystė tikriausiai. Tai knyga apie tai, nes aš apie investavimą, man visada atrodė toks įdomus, gal čia pabaiga ir kampas. Aš mačiau tai kaip galimybę rinktis, ta prasme, kai tu turi finansinį saugumą, tu turi galimybę rinkti skirtingus dalykus. Ta prasme, ką tu darai, kaip tu darai, ko tu nedarai, ką ir sakai, tas wealth ir nežinau, rich. Tai tas žmogus labai gražiai nupaišo, papasakoja tyrimais atliktais, sena knyga, bet koks tas milijonierius Amerikoje. Paaiškėja, kad jis perka kostiumą, kuris yra ten 3 kartus pigesnis negu ofiso tariami milijonieriai, tada parodo tą gyvenseną ir kartu parodo, kad gali būti turtingas, bet ne, kita prasme, ta prasme, kad tu suvoki, kad tas turtingumas jisai nepasireiškia jachtą, nepasireiškia automobilio, dar ten kažko, nes tie žmonės paprastai nieko neturi. Tai, kad tu manai esant milijonieriais, jie nėra, labai tikėtina, kad tavo tas kaimynas, apie kurį tu nepagalvoji, visgi yra tas milijonierius. Tai man buvo tokia atgaiva apie mąstymą ir ten tokia šiaip vieną mintį esu pasiėmęs, kurią irgi noriu taip realizuoti, tai ten gražiai tas papasakotas investavimo horizonto laikotarpis, kad mes pradėjom 20, nežinau, kiek gyvensi, bet ta prasme, turim 40-50 metų, ten pasakoja, kaip, pavyzdžiui, milijonieriai, jie gimus vaikams pradeda taupyti, bet pinigų neatiduoda universitetui. Atiduoda, kai 40 jiems sutampa. Tai jie jau turi 40 metų horizontą ir ta suma būna, jie daug netaupo, bet jie atiduoda vėliau žymiai. Ne kasdieną, ne 18, bet kai 40, man ta idėja labai patiko ir aš kažkuria dalim noriu irgi realizuoti. Bet tokia įdomi knyga apie taupimą ir kas tai yra, ta prasme, tie pinigai, kad tas gyvenimas, jis gali būti kitoks ir jis nebūtinai turi būti matuojamas. Tai ko gero tokios 2 senesnio leidimo knygos, bet man patikusios ir palikusios įdomų įspūdį. Tai mes tom knygom pasidalinsim. Tai Random Walkas, tai yra lietuvių kalba, antroji knyga, tai gal tu parašysi man tiksliai, nežinau, ar lietuvių kalba. Aš pasižiūrėjau dabar ateidamas Amazonė 13 edition.
Dar pridėjo tokį, kad kaip tipiškas amerikietiškas, the only investment guide you will ever need. Okay. Bet gerai, pažiūrėsim lietuvišką versiją. Aš visada siūlau skaityti originalą, ypač Taip, tokių aš knygų, nes jos skamba geriau ir Mes prie Random Walko, aš pats esu prisidėjęs, ta prasme. Vertimo, ne? Ne, vertimo, aš tiesiog tie, kas vertė, paprašė, kad perskaityčiau, nes mes parekomendavom tą knygą išversti ir ten šiek tiek prisidėjom prie, sakykim, įsigijom dovanom. tai tą knygą aš irgi rekomenduoju kaip numeris 1, jeigu kas klausė pradžiai, tai va, ta knyga turbūt yra numeris Random Walkas. Bet antra, aš turbūt nesuskaitęs daug apie tos asmeninius finansus, esu skaitęs įvairiausių ir iš šiaip įdomumo, ir ten palyginti, ten skirtingų teorijų yra, bet tai ką, ačiū labai, man tai tikrai neprailgo, man atrodo virš 2 valandų mes čia gal ne, bet netoli. Tai ačiū, kad apsilankėjai ir pasidalinai savo patirtim. Manau, kad tikrai žiūrovai suras tai, kas jiem bus naudinga ir ką galbūt ir panaudos. O žiūrovam aš noriu padėkoti, kad tiem, kas išbuvo iki pabaigos, kad esat su mumis, kad žiūrit, rašykit komentarus, bandysim atsakyti. Ir esu labai dėkingas, jeigu pasižiūrėjai šitą video iki galo. Jeigu dar nesi mūsų kanalo prenumeratorius, čia gali paspausti subscribe mygtuką. Kiti mūsų video yra čia, o jeigu domina mokymai, norėtum juose sudalyvauti arba šiek tiek daugiau paskaityti, nuorodą rasi aprašyme.